Šiandien aš pirksiu pačius pavojingiausius pasaulio gyvūnus ir bandysiu juos laikyti kaip savo naujus augintinius. Įskaitant 10 pėdų ilgą gyvates, nuodingus vabzdžius, ryklius ir iš esmės viską, ką tik galite įsivaizduoti. Ir jūs tikrai norėsite likti iki pat vaizdo įrašo pabaigos, nes taip pat parodysiu jums, kaip aš rūpinosi visais šiais pavojingais gyvūnais. Taigi atsipalaiduokite ir mėgaukitės, nes tuoj prasidės visiška beprotybė. Rasti šiuos pavojingus gyvūnus nebus lengva, nes vienintelis būdas juos įsigyti yra per tamsųjį internetą. Na ir tai yra labai įtartina. Pavyzdžiui, pirmoji svetainė, kurią radau, siūlo įsigyti jūrinių žuvų staigmenų dėžę už $240. Čia rašoma, kad viduje gali būti ryklių, velniažuvių, aštuonkojų, ungurių ir dar daugybė kitų dalykų. Šiame kambaryje mes iš tikrųjų turime kelis jūrinius akvariumus, todėl aš nusipirksiu šią staigmenų dėžę ir pažiūrėsime, ką gausime. Tai labai įtartina, vaikinai. Yra didelė tikimybė, kad būsim apgauti darydami tai. Bet taip pat yra šansas gauti kažką beprotiško. Gerai, ką tik nusipirkau, jį jau pakeliui. Tai pirmas iš daugelio užsakymų iš tamsiojo interneto šiame vaizdo įraše. Ir einam toliau, gyvūnai darysis vis keistesni ir keistesni. Bet dabar, manau, tiesiog lauksime ir pasimatysime su jumis, kai tik ši siunta atkeliaus. Tikiuosi, ji tikrai atkeliaus. Po beveik savaitės laukimo gavau paslaptingą siuntinį, ant kurio buvo parašyta viduje gyva žuvis. Na, manau, tai ir yra tamsiojo interneto paslapčių dėžė. Jie tikrai atrodo taip, lyg būtų iš tamsiojo interneto. Pažiūrėkit į tą daiktą. Palaukit, čia tiesiog parašyta nuodinga. Į ką mes čia įsivėlėme? Gerai, einam atidarykim šitą daiktą. Ar galima akimirką įvertinti, kokia gera ši pakuotė? Na, jei reikėtų įsivaizduoti, kaip atrodytų tamsiojo interneto siuntinys, jis atrodytų būtent taip. Ir čia tikrai parašyta nuodinga. Tai reiškia, kad turime būti atsargūs. Tiesiog perpjauskim ją ir pažiūrėkim, kas viduje. Na štai, o dieve, matau maišelius su žuvimis. Panašu, kad mūsų neapgavo, bet dabar klausimas, kas jos tokios? Pirmas maišelis. Na štai, kas čia per velnes? O dieve, jūs tik pažiūrėkit, šitie dalykai dabar atrodo kaip maži ateiviai. Tai iš tikrųjų pirmas kartas, kai turiu jūrinius gyvūnus kaip augintinius, taigi man gali prireikti jūsų pagalbos, nustatant, kas yra šioje dėžėje. Tai atrodo tikrai keistai. O dieve, gerai. Turime du tokius padarus, jie atrodo kaip maži vorai. Aš juos įdėjau į akvariumą. Tačiau tai buvo tik pradžia, todėl toliau ieškojau dėžėje, kad pamatyčiau, ką dar galiu rasti. Ar tai, ką aš manau? Pažiūrėkite. O dieve, čia yra jūrų arkliukas. Negaliu tuo patikėti, jūs hebra. Šioje dėžėje iš tikrųjų yra keistų padarų. Nesitikėjau, kad dabar turėsime naminį jūrų arkliuką. Visada žavėjausi šiais padarais, jie atrodo tiesiog nepakartojamai. Na, pažiūrėkite į šį dalyką, jis net neatrodo tikras. Gerai, drauguži, dabar perkelsime tave į naujus namus. Šie padarai garsėja tuo, kad nelabai moka plaukti, todėl jie tiesiog slysta vandenyje. Bet pažiūrėkite į tai. Turime naminį jūrų arkliuką. Tai jau du beprotiški padarai iki šiol. Dar liko daug ką pamatyti ir mes vis dar neradome nuodingos žuvies, apie kurią sakė, kad ji čia yra. O manau, per anksti apsidžiaugiau. Pažiūrėkite į šį maišelį. Ant jo parašyta: prašome neliesti. Dėl to užsidėsiu šias pirštinės. Jaučiu, kad šias pirštinės šiame vaizdo įraše naudosime dažnai. Šiek tiek jaudinuosi. Vaikinai, tai gana baisu. Neturiu jokio supratimo, kokia tai žuvis. Tikiuosi, kad jis man nesuleis nuodų. O, gerai, pagavau jį. Vaikinai, pakomentuokite žemiau, jei žinote, kokia tai žuvis. Ji šiek tiek panašiai mano akmenžuvė. Iš tikrųjų, turbūt turėtume jį tiesiog įdėti į akvariumą. Tai nėra gerai. Gerai, štai jis nuplaukė. Čia buvo per plauką. Dabar. Šis akvariumas greitai prisipildė, tačiau vis dar buvo vietos daug daugiau žuvų. Taigi paėmiau dar vieną maišelį ir radau štai ką. O, žinau, kas tai yra. Pažiūrėkite į tai. Turime jūrų žvaigždžių, vaikinai. Atrodo, kad turime dviejų rūšių. Ši yra įprasta, bet ši turi daug spyglių. Tai taip šaunu. Niekada anksčiau nesu laikęs jūrų žvaigždės, bet iš tikrųjų jaučiu, kaip jų mažos kojytės ropoja aplink mane. Tai taip šiurpu. Manau, drąsiai galima sakyti, kad sūriame vandenyje gyvenantys gyvūnai yra daug keistesni nei gėlavandeniai. Taigi įdėkime šiuos į akvariumą ir pažiūrėkime, kas dar yra toje paslaptingoje dėžėje. O, matau, čia kažkas juda. Kas tai? Kas per velės? Man atrodo, čia mažas pasagos krabas, ar ne? Tai vieni keisčiausių padarų vandenyne. Jie turi šį kietą šarvą, kuris juos saugo nuo plėšrūnų, bet jei apversi, pamatysi daugybę mažų kojyčių, kurios padeda jiems judėti. Jie tiesiog atrodo kaip maži ateiviai. Jie užauga daug didesni nei šitas. Jis dar tik mažylis, tad įkelsime jį į akvariumą, kur galės toliau augti. Kol kas paslapčių dėžėje radome tiek daug įdomių gyvūnų. Tačiau dar liko kelios maišeliai ir turėjome paskubėti juos išimti. Fu, kas čia per daiktas? Ar tai išvis gyvūnas? Jis nejuda, vaikinai, kas tai bebūtų, nemanau, kad tai gyva. O dieve, jis minkštas. O, tai šlykštu, ką aš dabar čia paėmiau.
O, dar ir kvapas baisus. Gerai, nežinau, ką darau laikydama šitą daiktą. Iš tikrųjų, manau, kad jis gyvas. Jis juda labai lėtai, atrodo kaip šliužas. Bet jei jūs žinote, kas tai yra, parašykite komentaruose žemiau. Aš greitai įdėsiu jį į akvariumą, nors tai ir šlykštu. Kai įdėjau paslaptingą gyvūną į akvariumą, jis pradėjo judėti, kas įrodė, kad jis gyvas. Ir tai buvo baisiausias dalykas, kokį esu matęs. Negali būti, man atrodo, ką tik radau Nemą. O, pažiūrėkit į tai. Jaučiau, kad čia bus vienas iš jų. Juk jūros vandens akvariumas neįsivaizduojamas be klaunžuvės. Tai taip šaunu, jis toks mielas. Klausykite, turiu tikrai gerą idėją. Parašykite komentaruose vardą šiai klaunžuviai. Labai nekantrauju pamatyti, kokius įdomius ir unikalius vardus sugalvosite. Prašau, nepavadinkite jo Nemu. Pažiūrėkite į visas būtybės, kurias jau turime. Atrodo, kad čia turime savo mažą vandenyną. Tai taip šaunu. Bet dabar mums liko dar vienas maišelis šiame dėžėje ir atrodo, kad jis yra didžiausias iš visų iki šiol. Pažiūrėkite, kokio dydžio šitas padaras, jis atrodo kaip kažkoks omaras. Bet aš maniau, kad omarai būna oranžiniai. Šitas yra mėlynas, jūs galbūt tai retas mėlynas omaras? Šie padarai tiesioginė prasme yra vienas iš milijono. Na, pirmas tamsio interneto užsakymas šiame vaizdo įraše ir sakyčiau, kad viskas pavyko gana gerai. Gavome sūraus vandens paslapčių dėžę ir nesitikėjau gauti tiek daug keistų padarų, o tiesą sakant, nesitikėjau gauti jokios dėžės. Tačiau mes dar nesibaigėme. Mums dar liko daug užsakymų ir gyvūnai tik dar labiau pašėls ir vis dar yra tikimybė, kad mus apgaus. Taigi vėl prisijungiau prie tamsio interneto ir radau kitą mūsų gyvūną, šitas tikrai įdomus vaikinai. Ši svetainė teigia parduodanti ateivišką varlę, o pagal nuotrauką jie atrodo kaip Pipos varlė. Šitie padarai labai keisti, jie net neatrodo tikri. O kas tikrai šiurpu pa šios padarus, kai jie deda kiaušinius, jaunikliai iš tikrųjų išlenda iš jų nugarų. Taip, tai iš tikrųjų labai šlykštu. Bet aš galvoju, jei nusipirkčiau dvi, yra tikimybė, kad viena bus patinas, o kita patelė. Ir mes galėtume pabandyti paskatinti ją susilaukti jauniklių. Taip galėtume tą šlykštų dalyką pamatyti gyvai. Gerai, ką tik užsakiau dvi ateiviškas varles. Jos tokios pigios, tik $30. Nebent jos tokios pigios, nes tai apgaulė. Apie tai nepagalvojau. Na, dabar jau per vėlu ir net jei bandyčiau atgauti pinigus negalėčiau, nes svetainėje tiesiog parašyta, kad pinigai negrąžinami. Taip, pagalvojau, tikrai buvau apgautas. Tačiau jau po 2 dienų prie mano durų atsirado dėžė. Ar gali būti, kad čia tos ateiviškos varlės? Vienintelis būdas sužinoti, atidaryti ją. Tamsusis internetas nepaves manęs. Na, štai, pradedam. O, turime dėžę. O, tai tikrai šiurpu. Pažiūrėkite, ten iš tikrųjų yra Pipos. Pipos varlės, žmonės, mes jas tikrai gavome. Ar jos gyvos? Jos nejuda? Ar jūs gyvi? O ne, man atrodo, kad gavome negyvas varles. O kaip tu? O, jis gyvas. Gerai, jos juda. Vienas dalykas apie šias varles, jos dažnai apsimeta negyvomis. Jos tiesiog guli dabar. Nežinau, kaip atskirti, ar jos patinai ar patelės, taigi turbūt teks žiūrėti iki pat vaizdo įrašo pabaigos, kad sužinotumėt, ar jos pradės veistis ar ne. Bet dabar mes perkelsime šiuos varliukus į jų naujus namus ir pažiūrėsime, ką dar galime rasti tamsiajame internete. Dabar. Tamsusis internetas yra įdomi vieta, bet aš nerekomenduoju ten lankytis. Esu matęs daug keistų dalykų, tačiau ten yra ir daug labai įdomių gyvūnų, kurių niekada anksčiau nemačiau. Pavyzdžiui, šis. Pavyzdžiui, Barbadoso milžiniškas sausumos krabas. Aš pasitikrinau. Šie padarai užauga iki 3 pėdų ilgio. 3 pėdų ilgio krabas. Aš tiesiog privalau jį nusipirkti. Taigi aš ėmiausi ir suprojektavau didžiausią voljerą, kokį tik galėjau, kuriame šis milžiniškas sausumos krabas galėtų gyventi. Ir dabar jam trūksta tik vieno dalyko – krabo. Aš užsisakiau jį ir turiu pasakyti, kad šiuos gyvūnus nusipirkti iš tamsiojo interneto yra per daug lengva. Turiu omeny, jie neužduoda jokių klausimų, pavyzdžiui, ei, ką ketini daryti su šiuo metrinio ilgio krabu? Ir vėlgi, aš laukiau maždaug savaitę, kol šis metrinio ilgio krabas pasirodys prie mano durų, bet pagaliau po ilgo laukimo gavau siuntinį. Dėl šio truputį jaudinuosi. Dalis manęs nori, kad krabas būtų čia viduje, o kita dalis ne. Turiu omenyje, metrinio ilgio krabas yra gana baisu, bet girdžiu, kad kažkas ten viduje ropoja. Gerai, atidarom dangtį. O dieve, manau padarėm klaidą. Pažiūrėk į šito dydį. O dieve, o viešpatie. Ne, grįžk vėl vidun. O viešpatie. Ar matai, koks jis didelis? O, jis bando pabėgti. O, jis stiprus. Žiūrėk, dabar tikrai nežinau, ką daryti. Žmonės, šitas krabas tiesiog milžiniškas. Jis didesnis už mano ranką, pažiūrėk, kokio dydžio jo žnyplė dabar. Nors ir atrodo baisu, internete radau, kad vienintelis būdas paimti šios padarus už jų žnyplių. Taip jie negalės tavęs įžnypti. Bet kaip man paimti jo žnyplės? Jis mane įžnyps. Gerai, bandysiu paimti už žnyplės. Pagaunu jį. O ne.
O! Pažiūrėk, mes pagavome milžinišką sausumos krabą. Tai kol kas pats beprotiškiausias gyvūnas. Bet mes tik pradedam. Bus dar daug beprotiškiau nei dabar. Greitai įdėjau jį į jo aptvarą ir iš karto jis nubėgo į savo urvą ir nuo tada jo nemačiau. Bet aš įmečiau ten bananą ir jis dingo, tai turbūt dabar jis laimingas. Nors tas krabas galėtų nukasti man pirštą, jis manęs nenužudytų. Ir kaip pažadėjau šio vaizdo įrašo pradžioje, mes pirksime vienus iš pavojingiausių pasaulio gyvūnų, kuriuos laikysime šiame kambaryje. Ir ar gali būti geresnis būdas pradėti nei su akmens žuvė, nuodingiausia žuvimi pasaulyje? Šios žuvys yra itin retos ir jas labai sunku gauti. Tikriausiai todėl, kad jos gali nužudyti žmogų ir niekas nenori tokio augintinio. Bet aš noriu, todėl prieš kurį laiką sukūriau vaizdo įrašą, kuriame nusipirkau vieną tamsiajame internete. Ir vis dar ją turiu. Tai man sutaupo daug vargo ieškant kitos tokios žuvies. Taigi, mes ją pagausime ir perkelsime į jos naujus namus. Ir tikiuosi, kad manęs nesugels. Taip, tikiuosi, kad manęs nesugels. Gerai, jis čia pat. Aš užsidėjęs storos pirštinės ir turiu tinklelį. Jei viską padarysiu teisingai, turėčiau būti saugus, tikiuosi. Ką turiu omenyje, tikiuosi? Gerai, darykime tai. Na, pirmin bičiuli, lipk į tinklą. O štai, pagavome jį. Turime akmens žuvę tinkle. Tai beprotiška. Žiūrėkite, čia yra akmens žuvė. Jei kuris nors iš šių spyglių mane įgeltų, aš mirčiau per mažiau nei 6 valandas. Taigi greitai perkeliame jį į naujus namus. Gerai, bičiuli, į savo naujus namus. Pirmyn. O dieve, jis ten atrodo puikiai. Turėtume turbūt užklijuoti nelieskite lipduką čia. Manau, dabar tai gera idėja. Kai galvojate apie pavojingus ir mirtinus gyvūnus, tikriausiai pagalvojate apie gyvates. Pasaulyje yra daugiau nei 600 nuodingų gyvačių rūšių. Ir visas jas laikyti kaip augintinis yra nelegalu. Kas tikriausiai yra geras dalykas. Tačiau yra ir kai kurių nenuodingų gyvačių, kurios taip pat yra itin pavojingos. Ir dabar aš ruošiuosi nusipirkti vieną, kuri turi ilgiausius dantis iš visų nenuodingų gyvačių. Ji vadinama smaragdinė medžio boa ir ką tik radau įtartiną svetainę, kuri teigia jas parduodanti. Dabar ketinu vieną nusipirkti ir atvirai pasakius šiek tiek tikiuosi, kad tai apgaulė. Tikiuosi jį net keliaus, nes aš siaubingai bijau gyvačių, bet tai darau dėl jūsų. Taigi paspauskite patinka šiam vaizdo įrašui dabar. Dėžė, nors ir labai norėjau, kad tai būtų apgaulė, vos po kelių dienų iš tikrųjų gavau siuntinį. Čia tikrai yra gyvatė, aš tai jaučiu. Smaragdinės medžių boa yra žinomos kaip labai agresyvios, todėl turėsime būti labai atsargus. O, ką tik išgirdau, kad ten kažkas pajudėjo. Na ką, atidarome. O, pažiūrėkite, ten yra maišelis. Ateik čia, bičiuliai. O, aš jį matau ten. Manau, geriausias būdas tai padaryti tiesiog išversti jį iš maišelio. Man nepatinka liesti gyvačių ir tikrai nenoriu to daryti. O, dieve, štai jis. O, kodėl jis taip elgiasi? Kodėl jis žiūri į mane taip, lyg norėtų mane įkąsti? Jis jau yra S formos padėtyje ir jis ką tik išlindo iš maišelio, o aš dabar kaip įspraustas į kampą. Jelena, aš nelabai išmanau apie gyvates. Galbūt jis nebando manęs įkąsti, galbūt jis tiesiog sveikinasi. Gerai, jis bando manęs įkąsti. Nežinau, ką dabar daryti, į ką aš įsivėliau. Gerai, dabar jis yra įsiblaškęs. Dabar mano laikas iš čia pasišalinti. Gerai, aš jau nebesu įspraustas į kampą, taigi greitai bandžiau jį sugriebti, kol turėjau progą. Nereikia manęs kandžioti, bičiuliai. Aš tavo naujas tėtis. O, gerai, aš turiu gyvatę, vaikinai. Jis daugiau nebando manęs įkąsti. Manau, galbūt jis tiesiog buvo šiek tiek įsigandęs. O ne, man tai nepatinka. Gerai, šakas, vaikinai. Aš dabar visas permirkęs nuo prakaito, nemeluosiu. Ir manau, jis jaučia mano baimę. Taigi įdėkime jį į narvą. Gerai, greitai, kol jis manęs neįkando. O, dieve, ar matei tai? Jis ką tik kirto į orą? Kai įdėjau smaragdinį medžio smauglį į jo narvą, jis užlipo į medį ir tiesiog ten sėdėjo visą dieną. Taigi, aš išjungiau jam šviesą, kad jis galėtų miegoti ir mes perėjome prie kito narvo. Dabar, kitas gyvūnas yra dar vienas, kurio aš labai bijau ir tai yra vorai. Tačiau, kadangi šiame vaizdo įraše darome viską iš peties, tai ne bet koks voras, tai didžiausia vorų rūšis pasaulyje. Ji vadinama goletiniu paukštėda voru. Šie padarai yra tiesiog tokie dideli, kad jie ėda paukščius. Aš žiūrėjau daug vaizdo įrašų apie juos internete ir tai tikrai nėra gerai. Jie yra tokie dideli. Oi, pamiršau paminėti, kad jie dar ir nuodingi. Laimiai, internete rašoma, kad jų įkandimas žmogui nėra pavojingas. Bet tada toliau lyginama, kad tai kaip įsikalti vinį į ranką. O, štai ir viskas. Ko aš laukiu? Tiesiog nusipirkime vieną dabar pat. Gerai, ką tik patikė užsakymą, prašau, dėl Dievo meilės nesiųskite voro. Prašau, tebūnie tai apgavystė. Na, praėjo 5 dienas ir voras jau čia, tai puiku. Tikiuosi, kad dabar jis dar tik mažylis, toks mažas kaip centukas, tai būtų gerai. Atidarykime. O, turime dar vieną maišelį. Pažiūrėk į tai. Tai šiek tiek baisu, nes negaliu pasakyti, koks jis didelis. Tai baisu. O kas jeigu jis tiesiog išlėks tiesiai į mane?
O dieve, gerai, tai ne mažylis, tai visiškai suaugęs voras. Pažiūrėk jį, tai šlykštu. Dabar žinau, kad tikriausiai norite, jog jie palaikyčiau ir nesijaudinkite, aš tai padarysiu, tačiau turiu greitai persirengti, tad tuoj sugrįšiu. Roberto, rimtai? Tu rengiesi apsauginiu kostiumu dėl voro? Negaliu patikėti, kad tai darau. Net ir su apsauginiu kostiumu. Ką jis daro? Jis dabar bando purkšti tinklą į mane, lyg būtų žmogus voras. O dieve, dabar iš karto. Voras nebuvo patenkintas, bet galiausiai aš pelniau jo pasitikėjimą ir jis leido man jį paimti. Gerai, manau, kad mes su juo dabar esame draugai, kas yra gerai, tačiau pradėjau jaustis šiek tiek nepatogiai, todėl greitai perkeliau jį į naujus namus. Ramiai po truputį, negaliu patikėti, kad ką tik tai padariau. Šis voras buvo tiesiog milžiniškas ir taip pat labai agresyvus, todėl dabar visai nenoriu jo laikyti kaip augintinio. Kol kas mūsų dar neapgavo tamsiajame internete. Viskas, ką užsisakėme, atvyko, net ir tai, ko nenorėjome gauti. Tačiau viskas to jau pasikeis. Vaikinai, ką tik radau svetainę, kuri parduoda apykaklėtąjį drakoną. Šie driežai tikriausiai yra artimiausi dinozaurams gyvūnai, kurie vis dar gyvena žemėje. Jie yra itin reti ir aš niekada anksčiau nemačiau, kad tokį kas nors parduotų, tačiau jis kainuoja $700, o svetainė neatrodo labai patikima. Bet iki šiol mes daug rizikavome ir gavome tikrai šaunių gyvūnų. Taigi manau, kad tai padarysiu ir nusipirksiu apykaklėtąjį drakoną. Gerai, jis jau pakeliui, bent jau taip maniau. Na, praėjo kelios savaitės, o apykaklėtasis drakonas taip ir nepasirodė. Žmonės neatsako į mano žinutes. Taigi taip, mane apgavo. Nuostabu, kad mane apgavo būtent dėl to vieno dalyko, kurio norėjau, o ne dėl gyvatės ar tarantulos. Negaliu patikėti. Taigi štai ir baigėsi mano šansai turėti tikrą gyvą dinozaurą. Bet nieko tokio, nes kitas gyvūnas yra daug retesnis, daug šaunesnis ir taip, daug brangesnis. Tai albinosinis kandžiojantis vėžlys ir ji dar didelė. Niekada anksčiau tokių nemačiau, bet vos tik ją pamačiau, iškart supratau, kad turiu ją turėti. Pasirodo, šie gyvūnai yra itin reti, o net ir maži jaunikliai parduodami už $1000. Po to, kai buvau apgautas dėl skiauterėtojo drakono, dabar esu šiek tiek atsargesnis pirkdamas daiktus, tačiau ši svetainė atrodo šiek tiek patikimesnė, taigi manau, kad pabandysiu turėdamas daug vilčių. Aš pateikiau užsakymą ir nekantriai laukiau, kol jis atvyks. Ir maždaug po savaitės jis pasirodė. Aš turiu siuntinį, vaikinai. Čia turėtų būti 3000 kainuojantis kandžiojantis vėžlys, tad atidarykime ir pažiūrėkime. Labai jaudinuosi dar šito, vaikinai, nenoriu, kad tai būtų apgaulė. Na, pradedam. Kas ten viduje? O dieve, ten yra maišas, vaikinai. O, ir jis sunkus. Ar tai snapinė vėžlė? O, ji juda. Atsargiai atidariau, kai staiga tai įvyko. O dieve. Taip, mes tikrai ją gavome, vaikinai. Pažiūrėkite, koks jis gražus. Tai albinosas snapinė vėžlė. Jis toks šaunus. Pažiūrėkite, jis turi raudonas akis. Jis ir didelis, pažiūrėkite į jį. Palyginkite su mano ranka. Neturiu jokio supratimo, iš kur jis atsirado. Tikriausiai jisai tame dėžėje buvo kurį laiką, taigi mes tuoj pat perkelsime jį į naujus namus. Kadangi jisai toks didelis, turėjome įrengti jam specialų didžiulį voljerą. Tačiau galiausiai jam šis akvariumas ilgainiui taps per mažas ir mums teks pastatyti jam nuosavą tvenkinį. Bet kol kas tai bus jam tobuli namai. Aš padėjau jį ant akmens ir jis iš karto šoko į vandenį, pradėjo tyrinėti ir atrodė, kad jam tikrai patiko. Albinosinis kandžiojantis vėžlys. Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad gausime tokį tamsiajame internete, bet mums pavyko, tai tikrai šaunu. Tačiau turiu pasakyti, nors mums ir pavyko gauti kandžiojantį vėžlį, vis dar jaučiu šiek tiek apmaudo. Negavome skiauterėtojo drakono, todėl aš susiradau kitą svetainę, kuri teigia parduodantį tikrą drakoną. Tačiau ši svetainė nenurodo, kokios rūšies driežas tai yra. Taigi manau, kad jie tiesiog atsiųs atsitiktinį driežą, kuris atrodo kaip drakonas. Taigi turiu idėją. Už manęs yra 3 terariumai skirti driežams. Taigi galvoju, jei nupirksiu 3 šiuos paslaptingus dinozaurus, tai padidins mano šansus gauti skiauterėtąjį drakoną. Bet net jei jo ir negausime, vis tiek nekantrauju pamatyti, kokie bus kiti driežai. Jie gali būti tiesiog bet kokie. Gerai, užsakymas pateiktas, dinozaurai jau pakeliui, bent jau tikiuosi, kad jie pakeliui. Praėjo 2 savaitės ir siuntinys pagaliau atvyko. Praėjo tiek daug laiko, kad man atrodo, jo pipų varlės jau pradėjo veistis. Nesu tikras, bet jos elgiasi gana keistai. Tačiau tai nėra svarbiausia. Svarbiausia yra tai, kad čia turime dėžę, kurioje yra 3 tikri dinozaurai. Manau, pradėsime nuo šito. O, dieve, jie nemelavo. Tai iš tikrųjų atrodo kaip dinozauras. Oho, pažiūrėk. O, sveikas, drauguži. O, jis ropoja ant mano rankos. Gerai, tai šiek tiek baisu.
Nežinau, ar jis pavojingas ar ne, bet tai labai šaunu. Neturiu jokio supratimo, kokia tai driežo rūšis, pasidomėjau ir sužinojau, kad šis vaikinas yra Azijos vandeninis varanas. Ir jie užauga milžiniški. Jie yra tiesiog antra pagal dydį driežų rūšis pasaulyje, užauga daugiau nei 3 metrų ilgio. O, ir jie taip pat yra nuodingi, tai puiku. Tačiau šis vaikinas dar tik mažas kūdikis, todėl ši aptvara jam puikiai tinka. Bet galiausiai mums reikės pastatyti jam daug didesnius namus. Na, štai vienas driežas, taigi, manau, mūsų neapgavo. Eikime ir paimkime dar vieną maišą, pažiūrėkime, kas viduje. Pažiūrėkite, vaikinai, tai yra panterinis chameleonas. Panteriniai chameleonai yra viena rečiausių chameleonų rūšių, kurią galima gauti, ir jie yra labai brangus. Šie vaikinai garsėja itin ryškiomis spalvomis, tokiomis kaip raudona ir mėlyna. Pažiūrėkite, koks jisai spalvingas, tai nuostabu. Chameleonai ne tik gali keisti spalvą, bet ir valdyti kiekvieną akį atskirai. Todėl jie yra puikūs medžiotojai. Ir be viso to jie taip pat gali iššauti savo liežuvį 3 kartus ilgesnį už savo kūną. Kad tai išbandyčiau, aš turiu krūvą svirplių ir mes juos įmesime ten, pažiūrėsime, kiek jis galės pagauti iš karto. Chameleonas įsmeigė akis į svirplius ir jam neprireikė daug laiko pagauti pirmąjį. Tačiau tuo viskas nesibaigė. Vienas po kito jis šaudė savo liežuvę po visą savo terariumą. Ir atvirai, aš praradau skaičių, kiek jisai jų suvalgė. Esu beveik tikras, kad jisai suvalgė visus. Ar skiautirėtasis drakonas gali tai padaryti? Nemanau. Tačiau mes dar turime vieną šansą gauti vieną. Taigi, eikime atidaryti paskutinį maišelį. O dieve, pažiūrėkite tą padarą. Išnypščia. O dieve, jis ką tik sušnypštė į mane. Jis nėra patenkintas. Vaikilai, man atrodo, kad tai yra kaimano driežas. Kaip žinote, aligatorius laikyti kaip augintinis yra nelegalu, tačiau šis vaikinas yra praktiškai artimiausias dalykas, kurį galite turėti legaliai. Jie užauga iki 5 pėdų ilgio, taigi tai tikrai gyvas dinozauras. Vėliau jam reikės daug didesnio akvariumo, bet kol kas tai bus jo namai. Gerai, bičiuliai, jis nėra patenkintas, bet viskas gerai. Dabar galime sakyti, kad gyvūnų kambaryje turime 3 tikrus dinozaurus. Tačiau mums vis dar reikia užpildyti daugybę kitų narvų, tad tęskime toliau. Šis kitas gyvūnas tikriausiai yra pats beprotiškiausias iš visų iki šiol. Tai dar viena gyvatė, tačiau ši yra ypatinga, kaip rašoma svetainėje. Ji užauga iki 3 metrų ilgio, bet tai dar ne viskas. Taip pat rašoma, kad ji yra visiškai vandens gyventoja, vadinasi, jai nereikia sausumos, kad išgyventų. Aš jau pateikiau užsakymą prieš savaitę ir siuntinys ką tik atvyko. Taigi, atidarykime ir pažiūrėkime į mūsų naująją augintinę gyvatę. Štai ji, pažiūrėk. O dieve, ji tokia maža. Tai yra dramblio straublio gyvatė, visiškai vandens gyventoja. Ji yra 10 pėdų ilgio. Šitas dalykas toks šaunus, o dabar jis dar tik mažas jauniklis. O dieve, tai keisčiausia gyvatė, kokią esu matęs. Man šis vaikinas daug labiau patinka nei smaragdinė medžio boa, tikriausiai todėl, kad jis nebando manęs įkąsti. Manau, kad tai mano mėgstamiausias gyvūnas iki šiol, keista, nors tai ir gyvatė. Bet netrukus gausime dar keistesnių gyvūnų. Taigi dabar perkelsime šį vaikiną į jo naujus namus. Šis terariumas jam puikiai tinka, nes jis drovus. Taip jis galės iškilti į paviršių, įkvėpti oro, o dar yra daug akmenų, kuriuose jis galės slėptis. Na, dramblio straublio gyvatė saugiai perkelta, pažiūrėkime, kas bus toliau. Naršydamas tamsiajame internete radau dar vieną paslaptingą dėžę, tačiau ši buvo skirta vabzdžiams. Nesu didžiausias vabzdžių ir visų tų šiurpių dalykų gerbėjas, tačiau turiu nemažai mažesnių terariumų, kurie puikiai tinka vabzdžiams. Taigi, aš užsakysiu šią paslaptingą dėžę ir pažiūrėsime, ką gausime. Gerai, svetainėje tiesiogiai parašyta, kad šioje dėžėje esančios rūšys gali būti nuodingos. Na ką, užsakymas pateiktas. Manau, pasimatysime, kai jie atkeliaus. Po kelių laukimo dienų gavau siuntinį. Ji buvo gana maža, bet nė nenumaniau, kad joje bus patys beprotiškiausi vabzdžiai, kokius esu matęs. Manau, dėl šio siuntinio jaudinosi labiau nei dėl bet kurio kito šiame vaizdo įraše. Aš tikrai nemėgstu vabzdžių. Taigi pirmin, juk jau turime Goliato paukštėdą, tarantulą, jau blogiau būti negali, tiesa? Gerai, pradedam. O dieve, kas čia per daiktas? Oho, ten daug dėžučių. Manau, pradėsiu nuo šitos mėlynos čia. Šitą truputį įtartina, nes nematyti kas viduje. Atvirai aš net nenoriu jos atidaryti, tai baisu. 3, 2, 1. O dieve, jis juda. Ar čia kokia 100-kojis ar kas? Jūs matot? Tas padaras milžiniškas. O dieve, jis turi tiek daug kojų. Nežinau, ar jūs galite suprasti, koks jis didelis, bet jis tiesioginė prasme didesnis už mano ranką. Jis ką tik ant manęs prišiko, o dieve. Šiek tiek pasidomėjau ir sužinojau, kad šitas vaikinas yra afrikinis didysis tūkstantkojis. Ir turiu čia mažą terariumą, manau, jis jam puikiai tiks.
Ir internete perskaičiau, kad jie ėda pūvantį medį, todėl tiesiog įdėsiu šitą vidun. Skanaus, nors nežinau, kaip tu tai valgai. Na, vienas vabzdys jau pasirūpintas. Tačiau čia dar daugiau visko, tad paimkime dar vieną. O dieve, šitas daug baisesnis nei tūkstantkojis. Kas per velnes tai yra? Net nežinau, į ką žiūriu. Tai atrodo kaip ateivis. Gerai, bandysiu paimti šitą į rankas, bet jis neatrodo toks draugiškas kaip tūkstantkojis. Prašau, nekask manęs, nesuspausk ar nedaryk nieko panašaus. Gerai, mano širdis dabar stipriai plaka. Pažiūrėkite į jo mažas žnyplės prie veido. O, tai taip šlykštu. Parašykite komentaruose žemiau, kas tai yra. Ir parašykite komentaruose žemiau, ar turėčiau jį laikyti rankose ar ne. Bet jis pradeda mane gąsdinti, todėl manau, kad turėtume jį tiesiog įdėti į jo narvą. Dabar. Jau gailiuosi, kad nusipirkau šią paslaptingą dėžutę. Ir mes vis dar turime čia daugiau vabzdžių, todėl manau, pažiūrėkime, ką dar gavome. Kas per velnes čia? Tai kažkokiam vamzdelyje? Ar matai tai? Tai atrodo kaip vabalas ar kažkas panašaus, bet jis nejuda? Ar tu dar gyvas, drauguži? O, gerai, jis gyvas. O, dieve, tikiuosi jis manęs nesugnyps. Jis turi beprotiškų žnyplės. O, jis įsikibo į mano mažylį pirštą. Ir dar kaip. Au. O, dieve, gana laikyti šitą padarą. Padėkime jį į jo narvelį. Aš įdėjau jį į jo naujus namus. Jo naujus, jaukius namus. Pas šeimininką, kuris jį labai myli ir visai jo nebijo. Gerai, pažiūrėkime, kas dar čia yra. O, palaukit, žinau, kas tai yra. Jūs, tai mažytis maldininkas. O, tai iš tikrųjų šaunu. Šie vabzdžiai yra maskavimosi meistrai, jie atrodo beveik identiškai kaip šakelė ar lapas. Visada žavėjausi šiais padarais, todėl turėti vieną kaip augintinį iš tikrųjų labai šaunu. Pažiūrėkite į jį, kaip jis sukioja galvą, atrodo kaip mažas ateivis. O dieve, nustebau, kad iš paslaptingos dėžės gavome kažką, kas man patinka. Taigi eikime ir įkurdinkime jį jo naujuose namuose. O dieve, pažiūrėkite į tai. Palaukite, jis iškart susilieja su aplinka, net negalite pasakyti, kad jis ten yra. Tai taip beprotiška. O ne, jau galiu pasakyti, kas bus kitas. Tikiuosi, kad čia jo negausime, bet vis dėlto gavome. Tai milžiniškas skorpionas, jų žmonės, o dieve. Gerai, aš to neliesiu. Pažiūrėkite, kokio dydžio jo geluonis. O, tai baisu. Gerai, aš tiesiog švelniai ją iškratysiu ten. Ei, gerai dabar. Iki šiol iš paslapčių dėžės gavome tiek daug beprotiškų vabzdžių, bet dabar liko tik vienas. Ir jis buvo baisiausia. Panašu, kad turime dar vieną ateivį, vaikinai. Aš net neįsivaizduoju, kas tai yra. O, dieve, kas per velnes. Aš nusprendžiau apie šį pasidomėti prieš paimdamas jį į rankas ir gerai, kad tai padariau, nes sužinojau, kad tai vangarūnas. Jie yra žinomi tuo, kad gali išpurkšti rūgštį iš savo kūno. Atsiprašau, bet šito aš neimsiu į rankas, todėl tiesiog įmesiu jį į jo narvą. Štai tau, bičiuli. O, tai šlykštu. Na, su vabzdžių paslapčių dėže baigta. Bet kadangi tai buvo taip baisu, pakeiskime šiek tiek ir nusipirkime gyvūną, kurio iš tikrųjų noriu. Kalbu apie nuodingasias strėlinės varles. Nuo pat vaikystės mane žavėjo šios varlės ir jų itin ryškios spalvos. Tačiau nors jos gražios, jos yra labai pavojingos ir yra nuodingiausias gyvūnas planetoje. Tačiau jos vis tiek labai šaunios, todėl aš jas nusipirksiu. Radau svetainę, kurioje jos parduodamos už $125, bet aš nenoriu tik vienos, todėl nusipirksiu 4. Tačiau nenurodyta, kokios jos spalvos. Taigi turbūt tai bus staigmena, labai dėl to džiaugiuosi. Taigi pateikime užsakymą ir manau pasimatysime, kai jos atkeliaus. O dieve, jūs neįsivaizduojate, kaip aš dabar džiaugiuosi. Aš tiesiog visą savo gyvenimą laukiau šito momento. Taigi eikime ir atidarykime tai. Taip, o dieve, pažiūrėkite, mes tikrai jas gavome. 4 nuodingasias strėlinės varles. Jos tokios spalvingos, tai neįtikėtina. Aš niekada anksčiau nemačiau tokio rašto, tai taip šaunu. Jos vienu metu yra geltonos, žalios, oranžinės, raudonos. Bet, kaip sako pavadinimas, jos yra nuodingos, todėl negalime jų liesti plikomis rankomis. Kitaip, mano širdis gali sustoti. Taigi aš tiesiog padėsiu indą į jų voljerą ir leisiu joms pačioms iššokti, bet tai dabar taip šaunu. Šį voljerą sukūriau tam, kad imituočiau atogražų mišką. Iš ten, iš kur šios varlės kilusios, todėl jos čia bus tikrai laimingos. Tai 4 nuodingos strėlinės varlės, vaikinai. Tai tikriausiai mano mėgstamiausias gyvūnas, kurį gavome šiame vaizdo įraše. Tačiau dar turime daugiau, tad pažiūrėkime, kas bus toliau. Radau svetainę, kurioje mata vėžlys parduodamas už $800. Šie vėžliai tikriausiai yra keisčiausiai atrodantys vėžliai pasaulyje. Jie tiesiog atrodo kaip dinozaurai. Ir aš turiu puikiai paruoštą akvariumą vienam iš jų, todėl ketinu nusipirkti vieną ir tikiuosi, kad tai neapgaulė. Nes $800 tai daug pinigų.
Po kelių savaičių be jokio vėžlio ženklo pradėjau prarasti viltį, bet po ilgo laukimo jis pagaliau atvyko. Aš ilgai laukiau šios akimirkos. Jūs, pažiūrėkite, jis toks mažas kūdikis. Niekada nemačiau tokio mažo, bet jis labai mielas. Ar jis gyvas? Jis nejuda? Manau, vienintelis būdas sužinoti, ar jis gyvas, yra įdėti jį į akvariumą ir pažiūrėti, ar jis pajudės. Labai tikiuosi, kad jis gyvas. Kai įdėjau jį į akvariumą, jis nugrimzdo į dugną ir pagalvojau, kad jis miręs. Bet tada staiga jis pradėjo judėti. Labai jaudinausi, galėjau prisiekti, kad jis miręs, bet laimiai taip nebuvo. Vaikinai, dabar turime mažąją matamato rėžliuką, kuris yra nuostabus. Iki šiol radome tiek daug retų ir mirtinai pavojingų gyvūnų tamsiame internete, tačiau vis dar turime kelis kambarius, kuriuos reikia užpildyti pačiais pavojingiausiais gyvūnais, kokius tik galiu rasti. Na, o kitose 3 sintiniuose yra keletas pavojingiausių vandenyne gyvenančių gyvūnų. Pradėsime nuo mažiausios dėžutės, o joje yra gyvūnas, kurio visada norėjau. Man atrodo, kad matau jį. Dabar sunku pasakyti, bet šitame inde yra 8-kojis, tačiau čia jį sunku įžiūrėti. Tad perkelsime jį į šį indą, pabandykime jį paimti. O dieve, pažiūrėkite, kaip jis keičia spalvas. Oho, štai jis. Jis ką tik paleido rašalą. Ar matėte tai? Jis tikrai ką tik paleido rašalą. Niekada to nemačiau anksčiau. Viskas gerai, drauguži. Atsiprašau, žinau, kad tu išsigandęs, vaikinai. Maniau, kad chameleonai greitai keičia spalvą, bet jis per sekundę iš visiškai raudonos tapo baltas. Tai iš tikrųjų beprotiška. Tai pats šauniausias dalykas, kokį esu matęs. Atsargiai paėmiau jį, kad įdėčiau jo akvariumą ir stebėti, kaip jis ropoja mano ranka, buvo tiesiog nuostabu. Kadangi šie vaikinai tokie protingi, jie gali pabėgti iš beveik bet kokio akvariumo. Jie taip gerai keičia formą, kad jei tik jų snapas telpa pro skylę, visas jų kūnas taip pat pralys. Esu labai susijaudinęs, turėdamas 8-kojį kaip augintinį. Taip galėsime stebėti, kaip jis bendrauja su savo aplinka. Bet nors tai ir labai įdomu, mūsų kiti gyvūnai dar beprotiškesni. Pavyzdžiui, akmens žuvė. Mūsų kitas gyvūnas yra itin nuodingas ir jei jis jūs įgalia, galite iš tikrųjų mirti. O dieve, aš jau matau jį. Ar taip? Yra skorpionžuvė, panaši į akmenžuvę. Jos turi daugybę spyglių, kuriuose yra nuodų, o šie gyvūnai yra maskavimosi meistrai, atrodo kaip koralai. Nesitikėjau, kad jis bus toks didelis, todėl tai šiek tiek baisu. Gerai, perkelkime jį į naujus namus. Na štai, draugužis, sveikas atvykęs namo. Jis jau plaukia. Tai taip šaunu, vaikinai, kokia keistai atrodanti žuvis. O dieve, aš matau jį. Pažiūrėkite į tai, mes turime naminį rykliuką. Visą savo gyvenimą norėjau turėti naminį rykliuką ir kai tik pamačiau, kad šis svetainė jį parduoda, žinojau, kad turiu jį nusipirkti. Ir jis daug didesnis nei maniau, kad bus dabar. Šitas čia vadinamas raguotojų rykliu ir skirtingai nei dauguma ryklių, jie nėra agresyvūs ir užauga tik iki maždaug 4 pėdų ilgio. Tačiau jie vis tiek yra rykliai ir turi beprotiškai atrodančius dantis, o ant telekų dar turi didžiulės spyglius. Dabar, nesitikėjau, kad jis taip greitai bus toks didelis. Turėsime jam paruošti daug didesnę talpą, bet kol kas čia bus jo namai. Na, dabar mes oficialiai turime rykliuką kaip augintinį, tačiau tai nėra pats pavojingiausias gyvūnas gyvenantis vandenyne. Taigi nusprendžiau savo garažą paversti milžiniškų žuvų kambarių. Tai pamatyčiau, kokių beprotiškų jūros gyvių galime rasti. Ir štai, jau gavome pirmąją siuntą. Matote, šią dėžę užsisakiau maždaug prieš savaitę, o vienintelis dalykas, kurį nurodė svetainė, buvo tai, kad tai tikras gyvas ateivis, bet kas tai yra, neparašė. Tad manau, vienintelis būdas sužinoti, tai atidaryti. Dieve, kaip aš nervinuosi. Matau maišelį. Gerai, mūsų neapgavo. Kas per velnias čia per daiktas? O dieve, gerai. Na, jie nemelavo, kai sakė, kad tai ateivis, jis atrodo tikrai keistai. Aš visiškai neturiu supratimo, kas tai yra. Fui, jis toks gleivėtas. O dieve. Tai kaip didelis gumulas. Kas per velnias tai yra? Jūs palaukit minutėlę, čia dar vienas maišelis. Negali būti, pažiūrėkit į tai. Čia turim dar vieną, bet šitas visiškai juodas. Palaukit, kodėl jie man atsiuntė 2? Juk užsakiau tik vieną. Na, nesiskundžiu, šitie dalykai tikrai kieti. Palaukit minutėlę, čia yra raštelis. Galbūt tai paaiškins, kas per velnę šie dalykai yra. Mėgaukis savo naujo augintiniu. Ateiviai. Viskas, tik tiek parašyta. Na, nežinodamas, kas tai per daiktai, nusprendžiau juos įdėti į akvariumą. Ir žmonės, jūs manęs neįtikinsit, kad tai ne ateiviai. Na, pažiūrėkit, kaip jie juda. Bet nors pirmasis siuntinys buvo beprotiškas, mums reikės daug daugiau, jeigu norime pripildyti visą šį kambarį. O kadangi perkame juos iš tamsiojo interneto, niekas nežino, ar nebūsime apgauti. Arba ar šios jūros būtybės apskritai atkeliaus gyvos. Gerai, ką tik padariau dar 2 užsakymus tamsiajame internete. Vienas paslaptingai unguriui, kuris gali užaugti iki 6 pėdų ilgio, o kitas retų jūros būtybių paslapčių dėžiai.
Dabar nežinau, kiek retos bus šios jūros būtybės, bet kadangi dėžė kainavo $1000, tikriausiai tai bus kažkas, ko dar niekada nesame matę. Ir po kelių dienų laukimo gavau vieną iš siuntinių. Vaikinai, esu beveik tikras, kad tai yra paslapčių dėžė. Sąžiningai nemaniau, kad tai iš vis atkeliaus, bet vis dėlto atvyko ir ji yra sunki. O dieve, matau krūvą žuvų, vaikinai. Oho, pažiūrėkite į šitą. Ant jos yra pavojingumo lipdukas. Tai tikrai beprotiškai atrodanti žuvis. Niekada nemačiau nieko panašaus. Bet panašu jis pavojingas, todėl turime būti labai atsargus. Taigi greitai užsidėjau pirštinės ir man pavyko jį ištraukti iš maišo. Ir atidžiai apžiūrėjęs supratau, kad ši žuvis yra nuodinga ir jos kūnas nusėtas itin aštriais spygliais. Gerai, na tai šiek tiek baisu. Tikiuosi, kad likusios žuvys čia nėra pavojingos. Palaukite, man atrodo, žinau, kas tai yra. Negali būti, pažiūrėkite patys. Turime mažą pūstuvę. Man atrodo, kad ši žuvis vadinama ežiažuvė ir jos užauga tikrai didelės, bet šis vaikinas dar tik mažas kūdikis. Po to dėžėje liko tik vienas maišelis, o viduje buvo be abejonės beprotiškiausia žuvis, kokią esu matęs. O dieve, jūs tik pažiūrėkite. Man atrodo, kad ši žuvis turi kojas. Aš juk nesvaigstu, tiesa? Šitas padaras tiesioginė prasme turi kojas. Atrodo, lyg krabas būtų susilaukęs vaiko su žuvimi. Niekada nemačiau nieko panašaus. Nusprendžiau pabandyti išsiaiškinti, kas tai per padaras, todėl paieškojau žuvų su kojomis ir tikrai radau ją. Ji vadinama jūros gaidžiu ir skirtingai nei kitos žuvys su kojomis, kurios jas naudoja vaikščioti sausumoje, jūros gaidys naudoja jas vaikščioti vandenyno dugnu. Būtent tai jis ir padarė, kai įdėjau jį į akvariumą. Tai tikrai pati įspūdingiausia žuvis, kokią esu matęs, ir dabar jis yra mūsų augintinis. Bet žinot ką, vaikinai, ką tik prisiminiau, kad pakeliui turime tą dėžę su paslaptingu unguriu ir ji turėtų atkeliauti bet kurią minutę. Po maždaug valandos pagaliau gavau siuntinį, bet kai jį atidariau, supratau, kad maišelis buvo praplėštas. Tai reiškia, kad kas bebūtų viduje, tikriausiai nebeturi daug laiko. Ar jis vis dar gyvas? Negali būti, vaikinai. Jis vis dar juda. Kaip keista. Jis net nebuvo maišelyje ir neturėjo vandens, bet kažkaip vis dar gyvas. Gerai, greitai įdėkime jį į akvariumą, kol jis nenumirė. Na, lėtai, bet užtikrintai akvariumai pildosi, tačiau dar turime daug ką padaryti. Taigi pradėjau pirkti vis daugiau siuntinių iš tamsiojo interneto, įskaitant paslaptingą ateiviškų žuvų dėžę, kuri kainuoja $500 ir mirtinų vėžiagyvių dėžę. Na taip, nesu tikras, ką tai reiškia, bet gyvūnai, kuriuos jie sakė galintys būti čia, atrodo beprotiškai. Todėl turėjau ją nusipirkti. Gerai, jūs pasiruošę? Praėjo maždaug savaitę ir gavau abu siuntinius. Visi jūros gyvūnai, kuriuos iki šiol nusipirkome, laikosi puikiai, bet dabar laikas pažiūrėti, ką pridėsime prie kolekcijos. Oho, negali būti, man atrodo, čia plekšnė. Jūs pažiūrėkit, tas dalykas milžiniškas. Na, tai tikrai atrodo kaip ateivių žuvis, bet nemanau, kad jį verta $500, todėl tikiuosi, kad šioje dėžėje yra dar kažkas daug beprotiškesnio. Gerai, bent jau turime dar vieną žuvį, manau, kad tai žuvis, ji tiesiog atrodo kaip pagaliukas, bet juda. Oho, koks keistas jausmas. Kas per velnes čia per daiktas? Taip, tai dar viena paslaptinga žuvis, kurios dar niekada nemačiau. Jei žinote, kas tai, parašykite komentaruose žemiau. Bet šioje dėžėje liko dar dvi žuvis ir jos atrodo pačios beprotiškiausios iš visų. Oho, šis maišelis sunkus, chebra, čia tikrai didesnė žuvis. Palaukit, man atrodo, žinau, kas tai yra, chebra. Ši čia vadinama remora ir apie šią žuvis yra kai kas labai ypatingo. Iš pradžių jos atrodo visai paprastos, bet iš tikrųjų jos naudoja savo galvas čia, kad prisisirptų prie ryklių. Ir jos tiesiog seka paskui ryklius. Kai ryklys ką nors suėda, šios žuvys suėda visus likučius. Tai taip šaunu, net nežinau, kad jas galima laikyti kaip augintinius. Dabar mes įdėsime jį į akvariumą, bet pirmiausia yra vienas dalykas, kurį visada norėjau išbandyti. Pažiūrėkime, ar jis prisisiurbs prie mano rankos. O dieve, tai taip baisu. Oho, negali būti, pažiūrėk. Netikiu. Jis iš tikrųjų dabar laikosi prie mano rankos. O dieve, tai toks keistas jausmas. Kai ištraukiau paskutinį maišelį, pastebėjau kažką viduje ir kas tai bebūtų, tai nebuvo normalu. Oho, pažiūrėkite į šitą, vaikinai. Ar tai išvis žuvis? Žinau, kad užsisakiau staigmenų dėžę su ateiviškomis žuvimis, bet nesitikėjau gauti kažko tokio beprotiško. Vaikinai, iš kur jie gauna tokias žuvis? Niekada nemačiau nieko panašaus. Tai kol kas pati šauniausia žuvis, kurią esame gavę. Bet jaučiu, kad nuo čia viskas tik dar labiau pašėls. Man atrodė teisinga įdėti šį padarėlį į akvariumą kartu su kita žuvimi, kuri turi kojas. Po to atėjo laikas atidaryti kitą dėžę, bet turėjome būti atsargus. O, čia yra raštelis. Atsargiai, visada dėvėkite pirštines.
Gyvūnai gali žnypti, gelti arba smogti. Fredai. O, gerai, puiku. Taip, ačiū už perspėjimą, Fredai. Vieną po kito atsargiai atidariau kiekvieną maišelį ir tiesą sakant, nieko pavojingo neradau. Jūs, čia tik krūva įvairių krabų, kas čia pavojingo? Bet tada pamačiau priežastį, kodėl buvo tiek daug perspėjimų. O dieve, ar čia krevetė maldininkė? Jūs nemanau, kad suprantate, kokia tai beprotybė. Jis gali atrodyti kaip paprasta mažytė krevetė, bet šie padarai iš tikrųjų garsėja stipriausių smūgių gyvūnų karalystėje. Toks stiprus, kad jie gali net sudaužyti akvariumo stiklą. Palaukite, čia dar vienas raštelis. Ką čia rašo? Krevetę maldininkę visada laikykite plastikinėme inde, kitaip jis sudaužys jūsų akvariumą. Ar jūs juokaujate? Jūs tai beprotybė. Gerai, paėmiau jį atsargiai. Bičiuli. Au, o dieve, matėte tai? Jis tiesioginė prasme ką tik smogė man į pirštą. Laimiai man pavyko jį įdėti į indą, kurį įdėjau į akvariumą, bet norėsite žiūrėti toliau, nes netrukus nutiks kažkas beprotiško. O ką mes čia turime? O, palaukite minutėlę. Man atrodo, kad žinau, kas tai yra. Tai vadinama liepsnos šukutė. Ir kas tikrai įdomu apie šiuos padarus, kai jų burnos atviros, jūs iš tikrųjų galite matyti, kaip per ją teka elektra. Tiesiog neįtikėtina, ką kai kurie iš šių jūros padarų gali daryti. Atrodo, kad kiekvienas jų turi savo mažą supergalę. Nesu tikras, ar turėčiau laikyti šį padarą rankose, todėl tiesiog įdėkime jį į akvariumą. Ir dabar mums liko tik vienas maišelis dėžėje. Ir man atrodo, kad tai yra atsiskyrėlis krabas, bet jis neturi kriauklės. Tai taip liūdna. Niekada anksčiau nemačiau atsiskyrėlio krabo be kriauklės, bet žinote ką, turiu idėją. Jei paimsime šią kriauklę ir įdėsime ją į tą patį akvariumą su atsiskyrėliu krabu, yra tikimybė, kad jis į ją įlys. Taigi būtent taip ir padariau. Ir jam neprireikė daug laiko, kad ją surastų ir įlystų vidun, paversdamas ją savo naujais namais. Iki šiol mes nusipirkome daugybę mirtinai pavojingų jūros gyvių iš tamsio interneto. Bet jaučiu, kad kažko trūksta, o trūksta ryklio. Ryklius gauti yra be galo sunku. Bet laimiai neseniai radau svetainę, kurioje buvo parduodamas vienas ryklys. Tad žinoma, jį nusipirkau. Dabar atėjo laikas atidaryti ir pažiūrėti, ar buvo neapgauti ar ne. O dieve, tai nauja Bass Fishing Productions atributika. Taip, atsiprašau, prieš sužinodami, ar gavome ryklį ar ne, turėjau jums pranešti, kad ką tik išleidome naują atributiką. Turime naujų marškinėlių, naujų kepurių, naujų džemperių, o naujausias mūsų dizainas – šis Fish Shield logotipas. Man jis labai patinka ir dar pridėjome visų prekių dydžius vaikams. Taigi, jei norite pasižiūrėti, eikite į bassfishingproductions.shop arba tiesiog nuskaitykite QR kodą ekrane. O dabar, kai tai jau pasakiau, pažiūrėkime, ar tikrai gavome ryklį. Na, pradedam. Aš taip nervinuosi? O dieve, man atrodo, nes gavome vieną. Vaikinai, tai mažas jauniklis. Palaukit, jis nejuda. Būtent čia pastebėjau, kad ryklio jauniklis buvo negyvas. Aš tiesiog bandžiau viską, ką galėjau, kad jį atgaivinčiau, bet jau buvo per vėlu. Taigi bandžiau susisiekti su pardavėju ir jiems pranešti, bet niekas neatsiliepė. Atrodo, kad pirmą kartą šiame vaizdo įraše buvome apgauti ir kas žino, kiek dar kartų tai nutiks. Bet tai manęs nesustabdys, bandant įsigyti naminį ryklį. Vėliau šiame vaizdo įraše užsakysiu dar vieną ir jis bus daug didesnis. Gerai, kitas skelbimas, kurį radau, yra šiek tiek kitoks. Šis žmogus sako, kad kraustosi ir dabar parduoda visą savo žuvų kolekciją. Jie nenurodo, kokios tai žuvis, bet paminėjo, kad kai kurios yra itin retos ir netgi pavojingos. Taigi jau žinote, aš surizikavau ir nusipirkau tai, o po kelių dienų šis dalykas atkeliavo. Tai kol kas didžiausia siunta, kurią esame gavę, tad tikiuosi, kad ir žuvys bus didelės. Atidariau dėžę ir iš karto pamačiau krūvą žuvų viduje, bet viena ypač patraukė mano dėmesį. O dieve, pažiūrėkite į šios žuvies dydį. Jūs turbūt juokaujate, ji tiesiog didesnė už mano ranką. Aš buvau visiškai šokiruotas. Bet man reikėjo paskubėti ir įdėti jį į akvariumą, nes dėžėje dar buvo daug žuvų. O dieve, dabar čia dar ir liūtžuvė. Tai tikrai tai, apie ką jie kalbėjo, kai sakė, kad viena iš žuvų yra pavojinga. Šios žuvys yra labai nuodingos, o ši tikrai didelė. Tiesiog įdėkime jį į akvariumą prieš jam, spėjant man įgelti. Jokių būdų. Čia vis dar tiek daug žuvų. Aš tiesiog traukiau jas iš kairės ir dešinės ir radau šunsnukį, pūstudę, didelį panterinį gruperį ir šią beprotiškai atrodančią paslaptingą žuvį. Ir sudėjus jas visas į naujus namus, dėžėje liko tik viena žuvis. O, ir ši tikrai yra didžiausia iš visų. Manau, tai dar viena zebrinė muriana, bet ši priverčia pirmąją zebrinę murianą atrodyti kaip mažą kūdikį. O dieve, pažiūrėkite į jo dantų dydį. Prašau, nekask manęs. Na, jūs vaikinai. Manau, drąsiai galima sakyti, kad šis akvariumas jau baigtas, bet dabar viskas taps daug beprotiškiau. Ir taip yra todėl, kad ką tik gavau dar 3 siuntas.
Kiekvienoje dėžėje yra po vieną atsitiktinį padarą iš vandenyno, o druskingo vandens gyvūnų rūšių yra daugiau nei 200 000, tad čia gali būti tiesiog bet kas. Oho, kas čia per velnias? Palauk, čia juk ne gyvūnas. Tai panašu į augalą ar kažką panašaus. Ar juokauji? Mane ką tik apgavo, arba taip maniau, suprantate? Kiekvienas gyvūnas turi lapelį, kuriame parašyta, kas tai yra, ir kai aš jį perskaičiau, negalėjau patikėti savo akimis. Besikaitinanti jūrų žvaigždė. Palauk, tai yra jūrų žvaigždė. Ne, tai ne ji. Negali būti, kad jie meluoja. Žinote ką? Parodysiu jums, kaip atrodo tikra jūrų žvaigždė. Ši jūrų žvaigždė iš tikrųjų yra tiesiog augalas. Palaukite, jie juda. Gerai, galbūt tai jūrų žvaigždė. Jūs, tai beprotiška, štai kodėl man tai patinka šie vaizdo įrašai. Yra tiek daug gyvūnų, apie kuriuos net nežinojau, kad jie egzistuoja, o dabar jie yra mūsų augintiniai. Na, turbūt eisiu surasti namus šitam padarui, o tada atidarysime kitą dėžę. Neįsivaizduoju, kaip tai galėtų būti dar beprotiškiau nei dabar. O taip, ką tik pasidarė dar beprotiškiau. Čia yra dar viena jūrų žvaigždėjus, bet ši yra milžiniška. O ne. Bet atrodo, kad jam trūksta dalies kojos, štai čia. Nesu tikras, kad tai atsitiko, bet laimiai jūrų žvaigždės ataugina savo kojas, taigi manau, kad jam dabar viskas bus gerai. Kadangi šis vaikinas toks didelis, manau, kad yra tik viena vieta, kur galime jį padėti, ir tai yra didelis akvariumas. Štai, drauguži, mėgaukis savo naujais namais, kai 2 iš 3 pakuočių jau išpakuotos. Ir mes gavome tik jūrų žvaigždės. Tikėjausi trečioje dėžėje rasti dar vieną, bet vietoj to neradau nieko. Šioje nieko nėra. Kaip tai įmanoma, vaikinai? Negali būti. Palauk, ką rašom popieriaus? Negali būti. Medūza. Oho, aš iš tikrųjų jį matau. Jei labai įsižiūrėsi, čia yra krūva medūzų. Jos beveik nematomos. Vaikinai, net neįsivaizduoju, kur jas padėsiu. Juokauju, puikiai žinau, kur jas padėsiu. Taip, turiu medūzų akvariumo, vaikinai. Aš tiesioginę prasme buvau pasiruošęs bet kokio tipo jūros gyvį šiame vaizdo įraše. Ir gerai, kad tai padariau, nes medūzams iš tikrųjų reikia labai specifinio akvariumo, kad jos išgyventų. Taigi, manau, liko tik vienas dalykas – perkelti šiuos vaikinus į jų naujus namus. Oho, tai taip šaunu, vaikinai, mes dabar turime medūzų kaip augintinių. Įdomu, ką dar rasime tamsiajame internete. Po to radau dar vieną skelbimą tamsiajame internete. Ir jis buvo pats beprotiškiausias iki šiol. Negali būti. Žvejūnių staigmenų dėžė. Vaikinai, aš dievinu žvejūnės, jos yra vienos mano mėgstamiausių žuvų. Tai pasalūniški plėšrūnai, puikiai prisitaikantis prie aplinkos ir jos atrodo taip, lyg būtų atkeliavusios iš kosmoso. Bet šis svetainė atrodo tokia įtartina, žinot ką, vaikinai, aš tiesiog tai padarysiu, nusipirksiu dabar, net jei svetainė ofo labai įtartina. Praėjus vos 2 dienom po užsakymo pateikimo gavau siuntinį. Svetainėje buvo parašyta, kad čia gali būti retų žvejūnių, tad tikiuosi, kad nebuvau apgauta. O dieve, taip, vaikinai, manau, kad mums labai pasisekė. Dėžė buvo pilna maišelių, vadinasi, gavome daug žvejūnių ir netgi mačiau keletą rečiausių pasaulyje. Tačiau buvo viena problema. Jie negyvi, vaikinai. Visi žvejūniai negyvi, jie nejuda. Ne, kodėl tik nutiko? Buvau visiškai sugniuždytas čia pat. Turiuomenį, nė vienas žvejūnis dėžėje nejuda, bet tada nutiko štai kas. Palaukite minutėlę. Ar matėte tai? Man atrodo, šitas ką tik pajudėjo. Prašau, pasakykite man, jis vis dar gyvas? Taip. O dieve, jis juda, vaikinai. Negaliu patikėti. Gerai, turime jį kuo greičiau ištraukti iš šio maišelio, jam liko nedaug laiko. Greitai įdėjau jį į indą ir dar kartą patikrinau visus maišelius. Ir kažkokiu stebuklu man pavyko rasti dar 3, kurie vis dar buvo gyvi. Atrodo, kad iš viso turime 4, 2 žalius ir 2 raudonus, bet dėja, keli kiti meškeržuvės neišgyveno. Bet turbūt tai yra rizika, kurią prisėmė užsisakydamas iš tamsiojo interneto. Dabar liko tik vienas dalykas – perkelti juos į naujus namus ir juos pamaitinti. Stebėti, kaip šie vaikinai ėda, yra labai įdomu. Jie iš tikrųjų naudoja tą mažą dalykėlį ant galvos, kad priviliotų žuvis. Kadangi jie taip gerai susilieja su akmenimis, žuvis jų nepastebi. O kai žuvis priartėja pakankamai arti, bum, meškeržuvė smogė ir praryja visą grobį. Galėčiau stebėti, kaip šie vaikinai ėda visą dieną. Tačiau mums dar liko tiek daug kitų akvariumų, kuriuos reikia užpildyti. Na ką, tik gavau dar vieną siuntinį, o jo viduje kol kas pavojingiausia žuvis. Taip, teisingai. Čia yra akmemžurė, dar žinoma kaip nuodingiausia žuvis pasaulyje. Ir tai yra pati didžiausia, kokią esu kada nors matęs. Vienas šios žuvies dūris būtų mirtinas, o aš ją laikau rankose. Gerai, turbūt neturėčiau to daryti. Leiskite man įdėti ją į akvariumą, kol viskas nesibaigė blogai. Šios žuvys ne tik yra itin pavojingos, bet ir puikiai moka maskuotis, todėl šimtai žmonių kasmet netyčia ant jų užmina.
Na, pažiūrėkite į tai, ji tikrai atrodo kaip akmuo, tiesa? Praėjo kelios dienos ir ką tik gavau dar 2 siuntas. Viena tai jūrinių ežių staigmenų dėžė, o kita šiurpių jūros šliužų paslapčių dėžutė. Atidarykime vieną iš jų ir pažiūrėkime, ką gavome. Oho, čia daug maišelių ir visi jie su jūriniais ežiais. Atrodo, gavome nemažai skirtingų rūšių. Yra violetinis, oranžinis, baltas. Tai beprotiška. Peržiūrėję visą dėžę radome 6 jūrinius ežius, tarp jų ir labai didelių, ir tokių, kurie atrodė tikrai keistai. Palaukite minutėlę. Ką tik prisiminiau, kad šie vaikinai yra labai nuodingi, o aš dabar laikau kokius 10 jų. Tai nėra gerai. Man pavyko saugiai juos perkelti į naujus namus, o tada atidariau kitą dėžę, kuri buvo pilna tikrų ateivių. Oho, kas čia per dalykas, vaikinai? Manau, kad tai jūros agurkas, bet dabar jis rožinis. Mes jau esame pirkę jūros agurkų iš tamsio interneto, bet jie buvo įprastos spalvos. Todėl šitas tikriausiai yra labai retas. Kitoje maišelėje radau dar vieną rožinį jūros agurką ir jis buvo daug didesnis, bet tada dėžėje liko tik vienas maišelis, o viduje buvo kažkas ne iš šio pasaulio. Ar tai išvis gyvūnas? Vaikinai, o dieve, į ką aš žiūriu? Tai labai keista. Vaikinai, mes gavome kažkokį vaivorykštinį gumulą ar kažką panašaus. Niekada nemačiau nieko panašaus. Sąžiningai net nežinau, ką su tuo daryti. Nusprendžiau juos įdėti į vandenį, kad pažiūrėčiau, kas nutiks, ir po kelių minučių iš jo kūno išlindo ateiviškos išvaizdos galva ir jis pradėjo judėti. Oho, vaikinai, tai tikrai keista. Jei žinote, kas tai yra, parašykite komentaruose žemiau. Bet tiek apie tą dėžutę, o dabar manau laikas užsisakyti gyvūnų daug didesnių. Neseniai radau svetainę, kuri pardavinėjo monstrišką žuvį iš vandenyno už $1000. Taigi, surizikavau ir nusipirkau 2 tokias ir štai pažiūrėkite, kas ką tik atvyko. Labai jaudinuosi, tikiuosi, kad čia bus ryklių. Lėtai atidariau dėžę ir dėje nepamačiau jokių ryklių. Tačiau pastebėjau kažką dar beprotiškesnio. Palaukite minutėlę. Ar tai drakono unguriai? O dieve, jie milžiniški, jūs tik pažiūrėkite. Drakono unguriai yra tiesiog patys rečiausi ir brangiausi unguriai pasaulyje. Jie taip vadinami, nes atrodo lygiai kaip drakonai ir tai yra patys didžiausi, kokius esu kada nors matęs. Paprastai aš nebijau laikyti nieko, bet šie vaikinai mane tikrai nervina. Jie turi labai aštrius dantis ir yra žinomi kaip labai agresyvūs, todėl turime būti itin atsargūs dėdami juos į jų akvariumą. Štai, pavyko. Gerai, pagavome mažesnį, pažiūrėkite į tuos dantis, tai tikrai baisu. O dieve, jis bando mane kasti, štai žiūrėkite, jis tiesiai įlindo į akmenis. Šis akvariumas jiems puikiai tinka. Jame yra daug urvų ir vamzdžių, kuriuose jie gali slėptis. Gerai, eikime pasimti didesnio. Štai, pavyko. O dieve, pažiūrėkite, jis tuoj man sulaužys kaklą, jis dabar toks didelis. Nors jie ir baisūs, bet tikrai gražūs. Bet tai vis dar neryklys, todėl manau, kad bandysime dar kartą gerai greitai, prieš bandydami nusipirkti tą ryklį. Aš tik atėjau čia pažiūrėti į krevetę maldininkę. O jos nebėra, jos nėra inde. O dieve, manau, ji pramušė skylę inde. Gerai, atrodo, kad man teks nusipirkti dar vieną indą. Bet pirmiausia, pabandykime dabar nusipirkti tą ryklį. Ieškodamas tamsiajame internete viso šio vaizdo įrašo metu vis matydavau šią svetainę, kuri teigia parduodantį ryklį. Bet ši svetainė buvo labai įtartina. Net nuotraukų nebuvo, jokios informacijos, bet vyrai, manau, turime tai padaryti, neturime kito pasirinkimo. Nusipirkęs laukiau daugiau nei savaitę, bet jokio ryklio nebuvo ir tiesą sakant pradėjau prarasti viltį. Bet tada nutiko štai kas. Ką tik gavau siuntinį ir manau, kad tai ryklys. Prašau, būk čia viduje, mums reikia ryklio. O dieve, man atrodo, kad gavome. Pažiūrėkite į tai. Negali būti, kad tikrai gavome naminį ryklį. Negaliu tuo patikėti, žmonės. Ir šitas gana didelis. Aš taip pat neturiu jokio supratimo, koks tai ryklys. Jei žinote, parašykite komentaruose. Bet manau, kad turiu jam puikią vietą. Matote, kai planavau šį vaizdo įrašą, specialiai rykliui nusipirkau šį akvariumą. Taigi, nelaukdami ilgiau, perkelsime jį į naujus namus. Štai jis plaukia, o dieve, jis ten atrodo nuostabiai. Na, manau, drąsiai galiu sakyti, kad mano garažas dabar pilnas mirtinai pavojingų jūros gyvūnų. Bet dabar ketinu padaryti kažką dar beprotiškesnio. Pripildysiu savo miegamai pačių pavojingiausių vabzdžių, kuriuos tik šiandien galiu rasti. Šiandien pirksiu pačius pavojingiausius vabzdžius pasaulyje ir bandysiu juos laikyti kaip augintinius. Mano nauji augintiniai, įskaitant vorus, kurie tokie nuodingi, kad gali nužudyti per kelias minutes. Milžiniški krabai, kurie, kaip žinoma, yra valgę žmonės, tamsoje šviečiantys vabzdžiai, atrodantys lyg iš siaubo filmo ir daugybė kitų beprotiškų vabzdžių, kurie jūs nustebins. Taip, manau, drąsiai galima sakyti, kad tai kvailiausias dalykas, kokį esu kada nors padaręs. Dabar turbūt klausite savęs, kiek aš tai darau, ir na, atsakymas iš tikrųjų gana paprastas. Matote, visą savo gyvenimą žavėjausi gyvūnais, išskyrus vabzdžius. Taip, iš tikrųjų, aš jų labai bijau.
Taigi pagalvojau, koks geresnis būdas įveikti savo baimės, jei nepripildyti savo kambarį pačiais beprotiškiausiais, rečiausiais ir pavojingiausiais vabzdžiais pasaulyje. Na, mes jau gavome pirmąjį. Šią siuntą užsisakiau prieš kelias dienas. O vabzdys, kuris turėtų būti čia viduje, yra itin pavojingas. Todėl turėsi būti labai atsargus ją atidarydamas. Na, pradedam, vaikinai, dabar labai jaudinuosi. O, man atrodo, matau jį. Jis yra inde. O dieve, jis juda, vaikinai, negaliu patikėti. Mes tikrai gavome vieną. Inde buvo juodoji našlė, kuri taip pat laikoma 6 nuodingiausių vorų pasaulyje. Vienas šio voro įkandimas tikrai pabuldys jūs į ligoninę, o kai kuriais atvejais gali palikti paralyžiuotą arba net nužudyti. O dabar mes turime vieną kaip augintinį. Nuostabu. Tai tikrai šaunu, o dieve ne, jis dabar bando pabėgti, nors viena juodoji našlė ir yra baisi. Prieėjęs arčiau padariau siaubingą atradimą. Jūs, aš beveik tikras, kad ši juodoji našlė yra nėščia. Na, pažiūrėkite, kokia ji stora, ji tikriausiai turi ten kokį 100 kūdikių. Palaukit minutėlę. Ei, Siri, kiek jauniklių gali turėti juodoji našlė? Juodosios našlės gali turėti iki 900 jauniklių. O dieve, taip. Kaip galite suprasti, po to, kai tai išgirdau, buvau šiek tiek išsigandęs. Bet laimiai praeis šiek tiek laiko, kol šie juodosios našlės jaunikliai išsirita. Taigi dabar įkelsime ją į naujus namus ir stebėsime ją. Ir tikiuosi, kad vaizdo įrašo pabaigoje turėsime savo juodųjų našlių armiją. Tada radau svetainę, kuri teigia parduodanti tarantulų staigmenų dėžę. Dabar yra daug tarantulų rūšių, įskaitant tokias didelės, kad jos gali ėsti paukščius. Ir kai kurias tokias retas, kad jų kaina viršyje 10 000. Taigi aš nusprendžiau ją nusipirkti. Ir maždaug po savaitės dėžė pasirodė prie mano durų. Galbūt aš dabar išprotėjęs, bet esu beveik tikras, kad girdžiu, kaip jie čia viduje ropoja. O dieve, tai baisu. Atsargiai ją atidariau ir pamačiau 5 indelius viduje. Kiekviename jų buvo kažkokia tarantula. Tačiau buvo viena problema. Aš net negaliu matyti, kas yra kai kuriuose iš šių indelių. Voratinkliai tokie tankus, todėl jei norime rasti šias tarantulas, turime juos atidaryti. Kadangi kiekviena tarantulų rūšis yra nuodinga, nusprendžiau užsidėti pirštinės, kad manęs neįkastų, ir po truputį pakrapšius pirmąjį indelį nutiko štai kas. O, palaukit, štai jis, vaikinai, aš jį matau, jis iš tikrųjų gana didelis. Neturiu jokio supratimo, kokia tai tarantula, bet jis atrodo baisiai. Kadangi šiame vaizdo įraše bandau įveikti savo vabzdžių baimę, iš tikrųjų bandysiu paimti daugumą jų į rankas, todėl tikiuosi, kad manęs neįkas. Taigi aš vis dėlto paėmiau tarantulą į rankas ir nors jis manęs neįkando, aš vis tiek tikrai bijojau. Taigi dar laukia ilgas kelias, jei noriu įveikti savo vabzdžių baimę. Įdėjęs jį į naujus namus, nuėjau atidaryti kito indo, kai staiga tai nutiko. Oi, ne, o dieve, ne, jis bėga. Ne, jis pabėga. O dieve dabar. Laimiai man pavyko jį surasti, aš jį pagavau ir įdėjau į jo terariumą ir jis manęs neįkando. Na ką, mes dar tik su trečiu vabzdžiu, o aš jau pradedu gailėtis dėl šio vaizdo įrašo ir tai iš tikrųjų niekis palyginti su tais vabzdžiais, kuriuos gausime vėliau. Bet kol kas dėžėje dar liko 3 indeliai, taigi juos atidariau ir radau dar 3 rūšis tarantulų, kurių net nebuvau matęs anksčiau. Ir na, jie iš tikrųjų atrodė labai šauniai, man pavyko visus 3 paimti į rankas vienu metu, jie manęs nekando ir buvo visai draugiški. Negaliu patikėti, kad tai sakau, bet per kelias artimiausias dienas man iš tikrųjų labai patiko laikyti šios padarus kaip augintinius. Na, stebėti, kaip jie pina savo tinklus buvo tiesiog įdomu, o žiūrėti, kaip jie ėda, buvo visiškai baisu, bet kartu ir gana šaunu. Na, atrodo, kad galbūt įveikiau savo baimę vorams paukštėdoms, tačiau vėliau vaizdo įraše aš ketinu nusipirkti didžiausią pasaulyje, tad kas žino, ar tas bus toks pat draugiškas kaip šitie. Bet kol kas turėjome susikoncentruoti į tai, kad pripildytume likusią kambario dalį pačiais mirtiniausiais vabzdžiais, kokius tik galime rasti. Taigi, nuėjau į vietinę gyvūnėlių parduotuvę pažiūrėti, ką jie ten turi. Peržiūrėjęs visus skirtingus vabzdžius, išsirinkau 3 pačius beprotiškiausius, kokius tik radau. Ir juos nusipirkau. Dabar atėjo laikas grįžti namo ir parodyti jums, ką dabar turiu. Kai buvau gyvūnėlių parduotuvėje, pirmas indelis, kurį paėmiau, buvo šis. Ir iš pradžių nieko nepamačiau. Bet kai atidžiau pasižiūrėjau, pastebėjau šį mažylį. Tai Saliamono salų šimtakojo jauniklis. Ir jie yra itin nuodingi. Tokie nuodingi, kad yra žinoma atveju, kai jie nužudė žmonės. Taigi taip, žinau, sakiau, kad šiandien laikysiu kai kuriuos vabzdžius, bet tikrai ne šį vaikiną, nes nenoriu šiandien mirti. Taigi atsargiai įdėjau jį į jo naujus namus ir jis iš karto įsirausė į žemę ir dingo. Taigi nežinau, ar kada nors jį vėl pamatysime.
Bet dabar atėjo laikas pereiti prie kito indo, kuriame buvo kažkas beprotiško. Tai yra maldininkas ir nors jis nėra mirtinas žmonėms, jis tikrai yra mirtinas kitiems vabzdžiams. Maldininkai yra žinomi dėl savo itin agresyvaus elgesio ir yra puikūs medžiotojai. Apsiginklavę 2 aštriais kaip skustuvas iečiais ir galva, kuri gali pasisukti. 180 laipsnių šie vabzdžiai gali įveikti beveik bet ką. Nors jie atrodo šiurpiai, aš jų visai nebijau. Iš tikrųjų visada norėjau turėti maldininką kaip augintinį, todėl tai man labai patinka. Aš paėmiau jį ir įkėliau į jo naujus namus. Ir mes perėjome prie paskutinio indo maišelyje, kuriame buvo be abejonės baisiausias vabzdys. Tai yra skorpionas, bet ne bet koks skorpionas. Šis skorpionė iš tikrųjų yra nėščia ir jos viduje yra apie 100 mažylių. Jei įsižiūrėsite atidžiau, galite net pamatyti kiaušinėlius jos pilve, kas yra tiesiog neįtikėtina. Taigi dabar mes turime ne tik nėščią juodąją našlę, bet ir nėščią skorpionę. Ką ketina daryti su visais tais mažyliais? Dabar neturiu jokio supratimo. Tikriausiai tai yra kažkas, ką turėčiau išsiaiškinti. Na dabar dėl to nesijaudinkime, nes dar turime daugybę tuščių voljerų ir daug vabzdžių, kuriuos reikia nusipirkti. Na, radau svetainę, kurioje parduodami patys keiščiausi iki šiol matyti padarai. Jie vadinami aksominėmis kirmelėmis ir jos yra itin retos bei labai sunkiai randamos. Jos tokios retos, kad internete apie jas beveik nėra informacijos ir beveik niekas jų nelaiko kaip augintinių. Tad vos tik pamačiau, kad ši svetainė jas parduoda, iškart supratau, kad turiu ją nusipirkti. Tačiau šios kirmėlės yra ypatingos. Jos nėra paprastas kirmėlės, jos iš tikrųjų turi savotišką supergalę, suprantate? Aksominė kirmėlė yra žinoma tuo, kad gali iššauti gleives iš savo galvos, kurios prilimpa prie grobio ir jį paralyžiuoja. Taip leisdamas aksominiai kirmėliai jį pasivyti, kadangi jos pačios yra labai lėtos. Taigi aš užsisakiau ir po kelių dienų laukimo siuntinys atvyko. Atsargiai atidariau dėžutę ir iš karto pamačiau indelį, o jame tikrai buvo aksominė kirmėlė ir ji buvo gyva. O dieve jūs, tai taip šaunu. Šitas padaras tiesiog atrodo kaip mažas ateivis. Ir esu beveik tikras, kad mes esame vieni iš labai nedaugelio žmonių pasaulyje, kurie iš tikrųjų turi tokį kaip augintinį. Bet, kaip sakiau, jie yra labai trapūs, todėl nenoriu jų per daug liesti, tad tiesiog perkelkime jį į naujus namus. Tai buvo vienas įspūdingiausių dalykų, kokius esu matęs. Bet turėjome judėti toliau, nes dar turime daug terariumų, kuriuos reikia užpildyti. Taigi, grįžau prie paieškų internete ir kitas gyvūnas, kurį radau, techniškai dar nebuvo vabzdys, bent jau kol kas. Matote, jie vadinami kraujo kirmėlėmis ir tai tikriausiai patys baisiausi bei šlykščiausi dalykai, kokius esu matęs. Tačiau galiausiai šie padarai virsta vadinamąją uodeginę muselėlę, kuri jau yra vabzdys. Taigi aš nusprendžiau ir nusipirkau ne 1, ne 2, o net 12 jų. Taip, nesu tikras kodėl, tai tikriausiai bloga idėja, bet jau buvo per vėlu, todėl palaukiau kelias dienas ir galiausiai jie pasirodė prie mano durų. Gerai, vaikinai, čia turiu kraujo kirmes, esu labai nervingas, tiesiog neturiu jokio supratimo, ko tikėtis. Niekada anksčiau nemačiau kraujo kirmes, tiesiog padarykime tai čia. Einam, 3, 2, 1. O, gerai, čia daug jūros dumblių. Gal jie po jūros dumbliais? O, palaukite, taip, štai jie. O, dieve, tie dalykai yra beprotiškai dideli. Vaikinai. Ho, kas per velnias. Ar matei tai, ką tas ką tik padarė? Jis tiesiog iškišo savo burną. O, tai atrodo taip keistai dabar, nežinau ar jūs tai matėte, bet jei pažiūrėsite labai atidžiai, iš tikrųjų galite tai pamatyti. Kraudžia kirmė turi beprotiškai atrodančią burną, kuri išsikiša iš jos kūno. Ir joje yra 4 labai aštrūs iltys, pripildytos nuodų, kuriomis jos ir prisitvirtina prie savo grodą. Taip, todėl nemanau, kad laikysiu šiuos padarus rankose. Vietoj to naudosiu šias pincetas jiems paimti, kad galėtume geriau juos apžiūrėti. Bičiuli, šitie padarai tokie šlykštus, ką aš iš vis dabar matau. Tiesiog neįtikėtina, kaip jie gali vis iš naujo iškišti savo burną. Nu, pažiūrėk, koks ilgas šitas dabar. Įdėjau juos į šį mažą indelį ir buvo taip keista stebėti, kaip jie juda. Bet akivaizdu, kad šis indelis per mažas visoms šioms kraujo kirmėms ir jei nežinojote, jie iš tikrųjų gyvena sūriame vandenyje. Taigi paėmiau ir pripildžiau didesnį akvariumą vandeniu tiesiai iš vandenyno ir įdėjau visas 12 kraujakirmių į jį. Ir taip, manau, galima drąsiai sakyti, kad tai buvo keisčiausios būtybės, kurias iki šiol nusipirkome, bet toliau bus tik beprotiškiau. Tačiau prieš mums einant pirkti daugiau vabzdžių, nusprendžiau patikrinti nėščiąją juodąją našlę ir radau štai ką. O dieve, vaikinai, ar tik ne tai, ką aš galvoju? Esu beveik tikras, kad ji ką tik padėjo kiaušinį. Narvo apačioje yra mažas baltas rutuliukas, kurio anksčiau ten nebuvo, taigi atsargiai jį paėmiau. Ir tikrai, tai buvo kiaušinių maišelis, kuriame gali būti net iki 900 mažų juodųjų našlių.
Bet jei norime, kad jie išsiristų, turiu juos perkelti į atskirą indą, kitaip mama gali juos suėsti. Na, dabar belieka tik laukti ir tikėtis, kad greitai turėsime krūvą mažų voriukų. Iš tikrųjų labai jaudinuosi, kiek jų ten yra. Taigi nuėjau į kitą gyvūnų parduotuvę. O šioje buvo daug daugiau vabzdžių nei pirmojoje. Jų buvo tiek daug, kad jie netgi paskyrė visą šį kambarį vien tik vabzdžiams. Tačiau du vabzdžiai ypač patraukė mano dėmesį, todėl juos nusipirkau ir grįžau namo. Dabar. Vienas iš šių vabzdžių tikrai yra rečiausias iš visų, kuriuos iki šiol esame pirkę. Iš tikrųjų visada norėjau tokio, nors ir nekenčiu vabzdžių. Bet prieš parodydami jums tą vabzdį mes dar įsigijome kažką kitą ir tai yra daug baisiau. Tai yra šimtakojis, tačiau tai ne bet koks šimtakojis. Šis dabar iš tikrųjų yra mėlynas, niekada anksčiau nemačiau mėlyno šimtakojo, todėl paklausiau vieno iš darbuotojų, ar jis pavojingas ir jie atsakė taip, labai pavojingas. Ir jie man pasakė jo nelaikyti, bet aš vis tiek laikysiu. Taip, aš nemelavau, kai anksčiau jums sakiau, bandysiu šiame vaizdo įraše laikyti kuo daugiau vabzdžių. Taip tikiuosi įveikti savo baimę vabzdžiams. Ir šis atvejis neišimtis. Viskas, ką turiu padaryti, tai sugriebti jį už galvos. Štai, o diena, pagavau jį. Tai baisu žmonės. Au, o dieve. Jo nagai tokie aštrus, kaip matote, laikau jį tiesiai už galvos. Taip jis negali manęs įkąsti, nes būtent taip jis suleis man nuodus, o tai nebūtų gerai. Gerai. Nors jis negali manęs įkąsti, jo nagai tikrai aštrus. Au, o dieve. Gerai, tiesiog įdėkime jį į jo narvą. Laimiai man pavyko įdėti jį į akvariumą neįkąstam ir galiu pasakyti, kad jis tikrai nebuvo patenkintas. Vienas vabzdys jau sutvarkytas, vadinasi, maišelyje liko dar vienas ir kaip jau sakiau anksčiau, tai buvo kažkas visiškai beprotiško. Jis vadinamas voru su liuku ir, na, turbūt galite atspėti, kodėl jis taip vadinamas. Iš esmės jie garsėja tuo, kad sugeba iškasti mažas duobutes žemėje su liuku viršuje. Ir kai jie pajunta šalia vaikštančių mažesnių vabzdžių vibracijas, jie iššoka į žemės ir juos sugrėda. Todėl yra tikri pasalų meistrai. Na, argi tai nenuostabu jūs vaikinai? Tiesiog žavu pagalvoti, kokie protingi yra šie vabzdžiai, kad sugalvoja tokius dalykus. Ir jie sugeba padaryti tokias sudėtingas spąstų duris vien tik iš savo voratinklio. Šie padarai tikrai yra unikalūs ir aš tiesiog negaliu patikėti, kad mes iš tikrųjų turime tokį kaip augintinį. Ir dabar liko tik vienas dalykas – perkelti jį į naujus namus. Taip jis galės pradėti dirbti prie savo spąstų durų per artimiausias kelias dienas. Pastebėjau, kaip jis kasa šias duobutes, būtent čia jis dabar slėpsis, kad užpultų savo grobį. Jam prireikė kelių dienų, bet galiausiai viskas buvo baigta ir spąstai buvo paruošti. Taigi nusprendžiau įmesti kelias svirples, kad pažiūrėčiau, ar voras tikrai panaudos spąstų duris. Na, turbūt jis nebuvo alkanas, nes aš tiesiog sėdėjau čia valandas ir nieko neįvyko. Kadangi mums dar liko tiek daug terariumų užpildyti, mums reikėjo daug daugiau vabzdžių. Todėl radau svetainę, kurioje parduodamas staigmenų dėžės su retais vabzdžiais. Ir kai užsisakai vieną iš jų, akivaizdu, kad nežinai, ką gausi, nes tai yra paslaptis. Atsižvelgiant į tai, kad yra daugiau nei 5 milijonai vabzdžių rūšių, nusprendžiau nupirkti 5 tokias dėžes, kad pažiūrėčiau, ką galiu gauti. Ir nors nenoriu nieko atskleisti, pasakysiu tik tiek. Tikrai gailėsiuosi dėl šio sprendimo. Po kelių dienų gavau visas 5 siuntas, tad atidariau pirmąją ir radau štai ką. Oi ne, o dieve, ar čia tarakonai? Jie atsiuntė man tarakonų. Kodėl jie tai padarė? Aš tiesiog nekenčiu tarakonų. Tai tiesiog mano mažiausiai mėgstami vabzdžiai pasaulyje. Jie tiesiog tokie bjaurūs. Ir tai nebuvo paprasti tarakonai, tai buvo Madagaskaro šnypšiantys tarakonai, vieni didžiausių tarakonų rūšių pasaulyje. Kadangi aš taip mėgstu tarakonus, nusprendžiau juos įdėti į šį didžiulį narvą. Taip jie turės daug vietos lakstyti. Oi, ne, palauk. Oi, pamiršau, kad čia yra barzdotojų drakonų. O, ir jie suėda visus tarakonus. Gerai, atsiprašau vaikinai, aš negaliu to padaryti. Aš nelaikysiu tarakonų kaip augintinių. Taip, tiesiog atidarykime kitą dėžę. Atsiprašau, antroje pakuotėje buvo kažkas, vadinama botaginiu skorpionu. Ir šie padarai atrodo tikrai beprotiškai. Jie beveik atrodo kaip voro ir skorpiono mišinys. Ir nors jie atrodo baisiai, iš tikrųjų jie yra gana nepavojingi. Taigi nusprendžiau jį tiesiog paimti ir įdėjau į jo naujus namus. Gerai, 2 vabzdžiai jau perkelti, vadinasi liko dar 3 ir atvirai pasakius tikiuosi, kad čia daugiau nebus tarakonų. Ir nors trečioje dėžutėje nebuvo jokių tarakonų, ten buvo kažkas labai panašaus. Tai vadinamosios izopodos ir atvirai sakant, nesu visiškai tikras. Tikras kokios jos rūšies, nes pasaulyje yra daugiau nei 10 000 izopodų rūšių, nuo mikroskopinių iki tų, kurios gyvena giliai vandenyne ir gali užaugti ilgesnės nei pėda. Taigi, manau, drąsiai galima sakyti, kad šie padarai tikrai šaunūs. Dabar perkelsime juos į naujus namus ir pereisime prie 4-osios dėžutės.
Kai ją atidariau, pastebėjau kažką viduje ir, tai buvo tikrai neįprasta. Žmonės, ką aš čia dabar matau? Čia yra krūva plastikinių indelių, prikimštų popierinių rankšluosčių, bet aš nematau, kas yra jų viduje. Ar turėčiau dabar nerimauti? Tai tikrai keista, žmonės, o kas jei čia pilna juodųjų našlių? O, tai baisu, žinot ką, tiesiog padarykim tai, aš juos atidarysiu. Aš atsargiai atidariau vieną iš indelių, ištraukiau popierinį rankšluostį ir vis tiek indelyje nieko nebuvo. Taigi, aš išvyniojau popierinį rankšluostį ir viduje radau tai. O dieve. O, čia yra voras. Gerai, jisai dabar ant mano rankos, vaikinai, kas tai per voras? Ar jis nuodingas? Tai tikrai ne juodoji našlė. Iš tikrųjų, jisai šiek tiek panašus į tarantulą. Palaukite minutėlę, tai jūs sakote, kad kiekviename iš tų indelių yra tarantulas? Ką man daryti su tiek daug tarantulų? Taip, iš tikrųjų, aš visiškai nežinojau, ką darysiu. Bet kol kas nusprendžiau atidaryti kiekvieną indelį ir išimti vorus po vieną. Ir galiausiai suskaičiavau apie 25 mažus tarantulus. Kadangi jų buvo tiek daug, nusprendžiau tiesiog visą indelį įdėti į terariumą. Taip jie galės išlipti patys. Ir kai su tuo baigiau, perėjau prie 5-ojo siuntinio, kuriame buvo keisčiausi vabzdžiai iš visų. Kas per velnias tai yra, vaikinai? O dieve, atrodo, kad čia turime krūvą didelių maldininkų ar kažką panašaus. Bent jau taip maniau, kad jie tokie yra, bet tada aš pamačiau tai. Ant indo buvo parašyta, kad šie vaikinai iš tikrųjų yra australiški dygliuotieji lazdinukai ir aš net nežinojau, kad tokie egzistuoja. Esu tikras, kad galite suprasti, kodėl jie vadinami lazdinukais. Jie tiesiog atrodo kaip lazdelės. Na, pažiūrėkite, kokia gera jų maskuotė. Jie gali idealiai susilieti su aplinka. Manau, drąsiai galima sakyti, kad pirkti šias paslapčių dėžutės tikrai pasiteisino. Nors mums teko susidurti su tarakonais ir mažais voriukais, gavome 3 tikrai šaunius vabzdžius. Ir taip, manau, kad tai yra mano mėgstamiausi gyvūnai, kuriuos iki šiol nusipirkome. Bet dar turime keletą likusių. Ir pasakysiu taip, geriausia pasilikau pabaigai. Jei prisimenate, anksčiau šiame vaizdo įraše nusipirkau tarantulų paslapčių dėžutę ir sakiau, kad vėliau bandysiu nusipirkti didžiausią pasaulyje tarantulą, kuris yra paukščiėdis tarantulas. Na, o kitą dieną sutikau žmogų, kuris pardavinėjo tokį tarantulą, tad turėjau jį nusipirkti. Atsargiai atidariau dėžę ir iš karto pastebėjau tarantulą konteineryje. Jis buvo milžiniškas. Kadangi paukščiadžiai tarantulai yra žinomi kaip gana agresyvūs, nusprendžiau užsidėti pirštines, jei jis bandytų mane įkąsti. Gerai, štai, pagavau jį. O dieve, aš dabar drebu, vaikinai. Šis tarantulas yra milžiniškas ir jis atrodo nepatenkintas. Nors tai didžiausias tarantulas, kokį esu matęs. Jie iš tikrųjų užauga dar didesni nei šis. Jis dar net nėra visiškai suaugęs, kas yra baisu pagalvoti. Bet taip, šitas voras mane tikrai nervina. Manau, turėtumėm jį tiesiog įdėti į terariumą. O dieve, ar matai tai? Pažiūrėk, kokie dideli jo iltiniai dantys. Jei būčiau žinojęs, kad jo dantys tokie dideli, nebūčiau jo laikęs. Eik ten, tu esi bjaurus. O dieve. Po to internete radau dar vieną skelbimą, kuriame kažkas pardavinėjo vieną baisiausiai atrodančių vabzdžių, kokius esu matęs. Taigi, aišku, aš jį nusipirkau ir tik po kelių dienų jis atkeliavo. Gerai, štai, atidarom, vaikinai, dėl šito esu labai nervingas. O, man atrodo, kad matau jį. Jis yra konteineryje. Tai vadinama kupranugarių voru. Ir nors tai tikriausiai vienas baisiausių vabzdžių pasaulyje, šie padarai turi kažką labai ypatingo. Leiskite parodyti. Greitai išjunkime visas šviesas. Matote, kai lauke tamsu ir turite vadinamąją ultravioletinę lempą, kupranugarių voras iš tikrųjų švyti. Taip, nežinau kaip tai įmanoma, bet tai tikrai šaunu. Aš įdėjau jį į terariumą ir iškart jis įlindo į šią olą, kas buvo labai šaunu. Bet tada aš toliau ieškojau internete dar daugiau beprotiškų vabzdžių ir radau patį beprotiškiausią gyvūną iki šiol. O dieve, gerai žmonės? Aš šiek tiek panikuoju dabar. Aš ką tik radau gyvūną, kuris parduodamas ir net nežinojau, kad tokį galima laikyti augintiniu. Bet žinote ką, aš tiesiog tai padarysiu, nusipirksiu vieną ir tikiuosi, kad tai neapgauri. Praėjo kelios dienos, o siuntinio vis dar nebuvo ir aš pradėjau prarasti viltį. Bet tada jis pagaliau atvyko ir atėjo laikas jį atidaryti. Štai ir viskas, pažiūrėkime, ar mus apgavo ar ne. O, man atrodo, kad matau, vaikinai, šįkart mūsų neapgavo. Iš pradžių galite pagalvoti, kad tai tiesiog atsiskyrėlis krabas, bet tai kur kas beprotiškesnis dalykas. Jis iš tikrųjų vadinamas kokoso krabu ir tai yra didžiausia sausumos krabų rūšis pasaulyje, užauganti iki 1 metro ilgio. Bet tai dar ne viskas. Šie vaikinai taip pat žinomi tuo, kad ėda žmonės. Taip, teisingai išgirdote, tai tikras žmogėdra, o dabar mes jį laikome kaip augintinį.
Ar ne šaunu? Jis dar ir stiprus žmonės. Aš tiesiog negaliu jo priversti paleisti šio indo. O, štai, pavyko. Jis paleido. Pagaliau! Net negaliu patikėti. Šiuo metu. Aš tiesiog laikau kokosinį krabą. O, jis bando mane žnypti. Ne. Au! O dieve, jis mane sugriebė. Jis mane laiko, žmonės, prašau paleisk. O dieve, žmonės. Tai tikrai labai skauda. O, štai, gerai, jis paleido. Žmonės, o dieve, pažiūrėkite į mano mažąjį pirštą. Jis tiesiog mane prapjovė, aš jį įdėjau į jo naujus namus ir tęsiau toliau. Ir toliau radau svetainę, kuri pardavinėjo paslaptingą dėžutę su mirtinai pavojingais vorais. Svetainėje tiesiog parašyta, kad vorai šioje dėžutėje iš tikrųjų gali tada nužudyti. Taigi, tikriausiai neturėčiau to pirkti, bet taip, jūs mane teisingai supratote, aš vis tiek nusipirkau ir po kelių dienų jie atvyko. Kiekvienoje iš šių paslapčių dėžučių yra po 2 mirtinai pavojingus vorus. Taigi atsargiai paėmiau pirmąjį indą ir iš karto pastebėjau kažką viduje. Iš pradžių pagalvojau, kad tai juodoji našlė, bet priartėjęs supratau, kad tai iš tikrųjų raudonoji našlė. Ji tokia pat nuodinga, tai beprotiška, vaikinai. Aš net niekada anksčiau nesu matęs tokio voro. Bet vien mintis, kad vienas šio voro įkandimas gali būti pavojingas gyvybei, yra tiesiog siaubinga. Maniau, kad būtų teisinga įdėti jį į terariumą šalia juodosios našlės. O dabar atėjo laikas pereiti prie antrojo indo, kuriame buvo dar pavojingesnis padaras. O dieve, žmonės, man atrodo, kad tai rudasis atsiskyrėlis. Ir jei nežinojate, šie vorai iš tikrųjų yra 4 pagal nuodingumą pasaulyje, net nuodingesni už juodąją našlę. Dėžė, juodosios našlės kiaušinis dar neišsirito, bet kai tai įvyks, būtinai jums pranešiu. O dabar turime perkelti šį rudąjį atsiskyrėlį į jo naują terariumą. Ir manau, kad liko tik vienas dalykas – čia pernakvoti. Gerai, labanakt visiems. Tegul blakės jūsų nekanda, supratot, nes jos vabzdžiai. Gerai, atsiprašau, žinot ką? Aš tiesiog eisiu miegoti. Labana. Na dabar, kai oficialiai nupirkome visus pavojingus gyvūnus iš tamsiojo interneto, atėjo laikas juos pašerti. Kaip ir pažadėjau jums vaizdo įrašo pradžioje, bet kadangi čia turime tiek daug skirtingų gyvūnų rūšių, jų maitinimui prireiks daug maisto. Todėl turime gupijų, svirplių, kirminų, vaisinių muselių, krevečių ir net pelių. Ir kad man padėtų visą tai padaryti, kartu su manimi yra mano mergina Helena. Ji maitins visus pavojingus ir baisius gyvūnus, o aš maitinsiu visus draugiškus. Palauk, ką? Taigi, pradėkime. Pirmas dalykas, kurį gavome šiame vaizdo įraše, buvo sūraus vandens paslapčių dėžė. O joje buvo daugybė beprotiškų jūros gyvių. Ir mes juos įdėjome į šį akvariumą. Tačiau po vaizdo įrašo pamačiau daug komentarų, kad jūrų arkliukai turi būti atskirai, kad jiems nereikėtų varžytis dėl maisto ir jie galėtų ramiai maitintis. Taigi aš paėmiau daugumą žuvų ir perkeliau jas kitur, todėl dabar šis akvariumas skirtas tik jūrų arkliukams. Dabar pamaitinkime juos. Čia yra šiek tiek artemijų, tai jų mėgstamiausias maistas. Pažiūrėkite, abu jie čia pat, tad įmeskime maistą. Stebėti, kaip jie valgo, labai juokinga, nes jie nėra geri plaukikai. Štai, maistas plaukia. Na, pirmyn, vaikinai. Man atrodo, jie jau užuodžia. Pažiūrėk į šitą. Pirmyn, drauguži, tu gali. Taip, kaip ir sakiau, jie nėra geri plaukikai, todėl jiems tenka tiesiog laukti, kol maistas praplaus pro jų veidą. Paprastai jiems užtrunka, kol suranda maistą. Todėl paliksime juos ir eisime šerti kitų gyvūnų. Dabar kitame akvariume turime keletą pipos varlių. Šie vaikinai labai gerai maskuojasi, todėl jų iš karto nepamatysi, bet jie yra po visais šiais lapais čia ir pagrindinėme vaizdo įraše. Mūsų tikslas yra pabandyti pasiekti, kad jie susilauktų jauniklių, nes kai jie susilaukia jauniklių, šie išlenda iš jų nugarų. Ir tai atrodo tiesiog beprotiškai, o dieve, jie yra visai šalia vienas kito. Jie galbūt dabar poruojasi, vaikinai. Gerai, aš tiesiog paliksiu juos ramybėje, nenoriu trukdyti tam, kas vyksta, bet tai tikrai geras ženklas. Kitame voljere turime milžinišką sausumos krabą. Šitas vaikinas yra visiškai beprotis. Mes jau šiandien jį išėrėme, jam labai patinka bananai ir visokie kiti vaisiai, bet jam sekasi tikrai gerai. Kaip matote, jam labai patinka jo urvas. Jis ten pasidarė mažą urvelį ir retai išeina, nebent naktį. Čia galite matyti, kaip jis šiek tiek kasa, bet taip, dabar jis tikrai šaunus. Kitas gyvūnas, Gelen, dabar tavo eilė jį pamaitinti, nes jis mirtinai pavojingas. Tad sėkmės. Kaip matote, ant šio akvariumo parašyta, prašome neliesti. Taip yra todėl, kad čia turime akmenžuvę, pačią pavojingiausią žuvį pasaulyje. Jei jis įgelia, jis jūs nužudys. Todėl turime būti labai atsargus. Čia turiu jo mėgstamiausią maistą, turime kelias gupijas ir mes jas įmesime į vidų, pažiūrėsime, ar jis jas suės. Bandau surasti jam pačią didžiausią, nes negalime jų visų įmesti į vidų, turime tiek daug kitų gyvūnų, kuriuos reikia pamaitinti. Taip, turbūt turėtum naudoti šią žnyplės, kad jis tavęs nesugeltų. Tai tikriausiai gera mintis. Štai vaikinai, turiu didelį. Dabar laikas jį įdėti ir pamaitinti. Padėk tiesiai prieš jo veidą, šiek tiek pajudink. O dieve.
O dieve, ar jis suėdė? Taip. Tai įvyko taip greitai. O dieve. Jėzau. Net negaliu ko tikėti, kad įkišau ten ranką. Man atrodo, kad sumirksėjau, nes to nepamačiau. Negaliu patikėti, kad tai padariau. Žmonės, tai buvo taip baisu. Na, dar turime daug mirtinai pavojingų gyvūnų, tad judėkime toliau. Kitas buvo smaragdinis medžio smauglys, viena agresyviausių gyvačių pasaulyje. Pamaitinome jį žiurkę ir jis iš karto ją užpuolė, tad leidome jam ją suvirškinti. O mes perėjome prie kito gyvūno, paukščiadžio tarantulo. Paukščiadis tarantulas gali ėsti daug įvairių dalykų. Deja, mes neturime paukščių, o manau, kad tai jo mėgstamiausias maistas. Bet manau, kad bandysime jį pamaitinti kai kuriais iš šitų. Tai yra ragotieji vikšrai ir jie yra vienas iš jo mėgstamiausių užkandžių, tad pažiūrėkime, ar jis alkanas. Gerai, draugai, laikas pamaitinti tarantulą. Kaip matote, jis yra pačiame kampe, taigi aš tiesiog įmesiu šį mažą vikšrelį ir tikiuosi, kad jis jį pagaus. O, manau, jis jį pagavo. O dieve, jis jį valgo. Tai šlikštu. Gerai, palikime jį ramybėje ir pereikime prie kito gyvūno, kuris yra vienas mano mėgstamiausių. Štai čia yra albinosinis kandantis vėžlys, vienas rečiausių gyvūnų, kuriuos turime šiame vaizdo įraše. Šis vėžlys iš tikrųjų kainavo $3000 ir jis mėgsta ėsti peles, taigi turiu visą maišelį ir pažiūrėsime, kiek jis suvalgys. Dabar aš jį pamaitinsiu, nes net ir su šiomis žnyplėmis tai iš tikrųjų labai pavojinga, nes jis gali iššokti iš vandens ir tarsi mestis galvą į grobį. Ir kelis kartus taip jau buvo, kai jis nepataikė į telę ir beveik pagavo mano pirštą. Todėl turime būti labai atsargūs. O, jis alkanas. O, jis mato ją, pažiūrėkite tai. Štai jis ateina, o dieve. O, jis pagavo. Ką jis daro? O, štai jis. Jis prarijo tą dalyką visą. Va, vaikinai. Ir kaip sakiau, jis daug valgo, todėl mes jam duosime dar vieną. Gerai, štai dar vieną. O dieve, o Jėzau. Tai taip beprotiška, tiesioginė prasme. Jei tai būtų tavo pirštas, jis būtų perlaužtas per pusę iš karto. Taip pat, vaikinai, būtinai sugalvokite vardą albinosiniam kandančiam vėžliui. Manau, dar neturime vardo, bet jis tikrai šaunus, todėl jam tikrai reikia vardo. Gerai, štai dar vienas bičiuli, turi užaugti didelis ir stiprus. O dieve, tai taip beprotiška, kiek jis jų suvalgys. Pažiūrėk, jam tai niekis. Manau, jis nori dar. Manau, mes jam duosime dar vieną. Jis suvalgytų 100, jei tik galėtų, bet negalime leisti jam nutukti, tai nebūtų gerai. Pažiūrėkite, tai beprotiška, kas tai buvo? 4 pelės vienu kartu, lyg nieko nebūtų. Tu tikras storulis, gerai bičiuli, skanaus. Pereikime prie kito ir manau, kitas yra mano mėgstamiausias iš visų. Šie 3 terariumai skirti driežams ir ne bet kokiems driežams. Driežai, kurie atrodo kaip tikri dinozaurai. Pradėsime nuo šios merginos čia. Tai azijinis vandens varanas. Ir jie yra antri pagal dydį driežai pasaulyje. Ir ji tiesiog nuostabi, vaikinai. Po filmavimo aš tiesiog įsimylėjau ją. Ji tokia miela, tokia rami, tokia prijaukinta. Ji tiesiog sėdės man ant galvos ir leis laiką su manimi. Tai taip šaunu. Dar galiausiai jų užaugs iki 3 metrų ilgio, todėl galvoju jai pastatyti tikrai šaunų lauko voljerą. Jei norite tai pamatyti, parašykite komentaruose. Mes galėtume jai įrengti tvenkinį voljerę, nes jos tikrai mėgsta plaukioti. Bet kaip ir vėžliai kandikai, ji ėda mažas peles. Vakar ją šėriau, todėl nežinau, ar ji bus alkana, bet bandysime ją pamaitinti. Pažiūrėkite į ją, ji tiesiog lipa ant manęs, tarsi būčiau medis. Sveika, gerai, bandysiu ją pamaitinti, net jei ji yra ant mano peties. Šie driežai taip pat yra nuodingi, todėl tikiuosi, kad ji manęs nekas. Oi, pažiūrėkite į tai. Matote, ji ropoja man ant galvos. Štai ji. Pažiūrėkite į tai, tai taip beprotiška. Gerai, dabar grąžinsime ją į jos terariumą, kad galėtų suvirškinti. Štai ir nuėjo, tačiau pereisime prie kitos. Ir tai iš tikrųjų labai šaunu, nes jis dabar viduryje nėrimosi, tai mūsų panterinis chameleonas ir pažiūrėkite, kaip beprotiškai jis atrodo dabar jis nerėsi. Dabar turime maišelį svirplių būtent jam, nes jie išauna savo liežuvį net 3 kartus ilgesnį už savo kūną ir tai tikrai įspūdinga. Taigi pažiūrėsime, ar jis alkanas. Na, nežinau, ar jis alkanas, bet tikrai ištroškęs. Pažiūrėkite, kaip jis geria. Gerai, laikas valgyti. Bičiuli, štai tau šiek tiek svirplių. O dieve, pažiūrėkite į tai, jis iš karto jų griebėsi. Pažiūrėkite, koks jis gražus, jie tikrai nuostabūs, ypač ką tik po nėrimosi. O dieve, ar jis pagavo? Man atrodo, kad jis nepataikė. O, štai čia. O, tai buvo beprotiška, tai taip šaunu. Man labai patinka turėti naminį chameleoną. O, ar jis pagavo dar vieną? Taip. Šitas vaikinas irgi tikra kiaulė, jis suės tiek svirplių, kiek tik įdėsi. O, atrodo, jis vėl taikosi į kitą, štai jis ir eina. Tai beprotiška, jūs visi šie gyvūnai čia yra tikros kiaulės, jie tiesiog valgys be sustojimo, tai beprotiška. Gerai, bičiuli, paliksime tave čia ir pereisime prie kito gyvūno.
Kitas driefas yra šitas vaikinas ir jis vadinamas kaimamo driežu. Jie panašūs į aligatorius, nes daugiausia laiko praleidžia vandenyje ir užauga iki maždaug 5 pėdų ilgio. Na pažiūrėkite, koks jis kietas, tai tiesiog dinozauras. Pažiūrėkite į žiežvinus ant jo nugaros, tai taip beprotiška. Dabar jis atrodo kaip drakonas. Šie vaikinai labai mėgsta valgyti sraigės, o man jos vakar baigėsi, todėl nemanau, kad jį šersime, bet jam sekasi tikrai gerai ir taip, panašiai kaip Azijos vandens varanas, manau, kad mes jam pastatysime. Tikrai didelį lauko voljerą, tai bus tiesiog nerealu. Mes čia turėsime tarsi mažą zoologijos sodą, bet kol kas, grįžk į voljerą, gerai? Kitas gyvūnas yra šiame mažame akvariume čia. Tai yra dramblesnukė gyvatė. Iš tikrųjų, aš jį matau čia. Paprastai sunku jį rasti, nes jis mėgsta slėptis tarp šių akmenų. O, pažiūrėkite, man atrodo, jis dabar valgo. Atrodo, kad jis ką tik suvalgė krevetę, vaikinai. Panašiai kaip akmeninė žuvis, mes visada laikome mažų gupijų ir krevečių, kad jis galėtų valgyti kada tik nori. Bet pažiūrėkite, koks šaunus tas mažas gyvatukas. Šie gyvūnai iš tikrųjų užauga iki 3 metrų ilgio, tad tai bus beprotiška. Bet kol kas jis tik miela maža gyvatėlė. Gerai, bičiuli, netrukdysiu tau. Žinau, kad tu valgai savo krevetę akvariume. Tu galvoji, o dieda, dabar tai taip šaunu. Toliau vaizdo įraše mes nusipirkome paslaptingą dėžę su vabzdžiais ir gavome krūvą tikrai beprotiškų vabzdžių. Štai čia turime milžinišką 1000-kojį, pažiūrėkite į šitą padarą, tai tiesiog beprotiška. Jis tikrai milžiniškas, gavome jį, o šioje dėžutėje turime mažą botagą skorpioną. Au, tas kaktusas skauda, bet galite matyti, jis yra kitoje kaktuso pusėje, štai ten. Įmetėme ten kelias svirples ir jis juos suės pats, dažniausiai naktį jie ėda. Čia turime maldininkų, turime skorpionų, turime vingarūną. Šie padarai iš savo uodegų iššauna rūgštį. Čia turime milžinišką vabalą. Bet kas tikrai įdomu ant šio stalo, tai šie padarai turime nuodinių strėlių varlių. Ir Helena, aš leisiu tau juos pašerti, nes jie gana pavojingi. Jeigu jie tave palies, gali tave nužudyti. Taigi. Taip, puikus darbas man. Pirmyn, taip. O šiems vaikinams turime vaisinių muselių, tai tiesiog idealiai jiems tinka. Ant pakuotės yra strėlinė varlė. Varlės, kurias turime, yra dar visai mažytės, tad tai būtų puikus maistas, kuriuo jos neužsprings. Eime ir duokime joms šiek tiek. Atsargiai. Neleisk joms pabėgti. O dieve, jų tiek daug viduje, tai beprotiška. Pažiūrėk į dangtelį, ten vien vaisinės muselės. Taip, tiesiog iškratyk šiek tiek stipriau. Taip, štai, tęsk. O, jos tikrai ten įstrigusios. Gerai, štai. Gera porcija, pažiūrėkime, ar jos valgys. O, pažiūrėk, ten 3 iš karto, jos visos sėdi šiame kampe. Pažiūrėkime, ar jos valgys. Man atrodo, viena dabar taikosi į vaisinę muselę. Na ką, jos dabar kramsnoja vaisinės museles, jos eina iš proto, joms labai patinka jų terariumas, jis atrodo kaip atogražų miškas ir joms sekasi puikiai, tai nuostabu. Uždarykime jį ir eikime prie kito gyvūno. Toliau turime dar vieną vėžlį ir tai yra šis vaikinas Mata vėžlys, panašus į Pipos varles. Jis labai gerai maskuojasi ir galite jį matyti čia pat, jis atrodo kaip lapas. Taigi darysime tą patį kaip ir su akmeninė žuvimi. Paimsime mažą žuvelę ir pakabinsime ją priešais jį ir tikimės, kad jis suės. Gerai, štai drauguži, ar esi alkanas? O, jis nori jos, pažiūrėk į jį. O dieve, tai beprotiška, tai tiesiog kaip akmeninė žuvis. Jie abu yra pasalūniniai plėšrūnai, todėl elgiasi panašiai. Jie tiesiog sėdi ten užsimaskavę ir kai kas nors praplaukia pro jų veidą, jie tiesiog grieda grobį. Jie atidaro burną ir sukuria siurbimą kaip dulkių siurblys. Jis atrodo tikrai alkanas, todėl pažiūrėsime, ar jis nori dar vieno. O taip, jis tikrai nori. Pirmyn, bičiuli. O dieve, tai beprotiška. Įsivaizduokite jį, bet tokį didelį. Iš tikrųjų, mano namuose turime kelis visiškai suaugusius egzempliorius. Mes sukursime tikrai šaunų vaizdo įrašą, kuriame statysime jiems labai didelį tvenkinį ir perkelsime juos, tad laukite to vaizdo įrašo. Taip, paliksime jį ramybėje ir pereisime prie kito. Dabar. Kitas gyvūnas yra vienas iš pačių šauniausių. Šiame mažame akvariume dabar turime 8-kojį. Šiuo metu bandau jį surasti ir nors akvariumas labai mažas, juos sunku rasti. Jie labai gerai moka slėptis. Manau, jis gali būti po šiuo akmeniu. Ne, gal po šituo? O, štai jis. Pažiūrėkite, o dieve, jis toks mielas. Gerai, mes nebandysime jo maitinti, nes aš jau jį pamaitinau. Jam sekasi tikrai gerai, jūs norėjote, kad jį pamatytumėte. Mes turime dangtį šiam akvariumui, nesijaudinkite, aš jį nuėmiau tik tam, kad galėtume jums parodyti. Bet taip, mūsų mažasis 8-kojis laikosi puikiai ir dabar mums liko dar vienas akvariumas, chebra. Ir čia turbūt gyvena pačios beprotiškiausios būtybės, tai yra raguotasis ryklys. Tikras, gyvas ryklys. Ir taip pat čia turime milžinišką skorpion žuvę. Gerai, nuleiskime krevetės gabalėlį rykliui ir pažiūrėkime, ar jis suės.
O, štai ir jis. Manau, jis sužodė. Vaikinai pirmin, jis tiesiai prieš jūsų nosį. Judėk toliau, štai, būtent ten. O, jis pagavo. O tai taip šaunu jūs, hebra. Mūsų raguotasis ryklys ką tik suvalgė krevetę. O, jis ją kramto. Tai taip šaunu. Mes bandysime pamaitinti jį dar vieną. Jūs, hebra, skorpion žuvė tikriausiai nevalgys, nes aš ją maitinau prieš kelias dienas, bet štai raguotasis ryklys tikrai alkanas tiesiai prieš jūs. Bičiuli, tu pagavai štai tai. Jis suvalgė dar vieną krevetę. Na, jis irgi mažas paršiukas. Nu jūs, hebra. Na jūs, hebra. Manau, drąsiai galima sakyti, kad dabar turime beprotiškiausią gyvūnų kolekciją YouTube. Bet dar tiek daug mirtinai pavojingų gyvūnų turime įsigyti, tad prenumeruokite žemiau, jei norite pamatyti daugiau. Taip pat būtinai užsukite pasižiūrėti naują atributiką, kurią ką tik pristatėme svetainėje bestfishingproductions.shop. Turime naują chameleono dizainą, jis tikrai šaunus, taip pat turime riboto leidimo Halloween'o marškinėlius. Čia matote chameleoną jojantį ant raganos šluotos, tai beprotiška. Būtinai įsigykite, kol dar galite, adresu bestfishing-productions.shop. O dabar pasimatysime kitame vaizdo įraše. Iki.